Savaitgalio LKL rungtynių transliacijų rėmėjas Top Sport. Labas vakaras visiems. Važiuojam? Ačiū. Gerai, sveiki susirinkę dar vieną savaitinį podcasto epizodą. Šiandien bus netradicinis epizodas, nes daugiau dėmesio skirsim tai, kas vyksta ir kas nutiko Lietuvos futbole. Konkrečiai kalbant, aktualiausia tema yra riteriai, riterių šalinimas iš lygos, kas laukia lygos, kas laukia riterių žaidėjų, galbūt šiek tiek visą tą klausimų laviną padės mums atsakyti ir Arūnas, ir Mantas, ir mes su Tadu bandysim, kiek žinom, prisidėti, kad tiesiog, nes mačiau vakar, kai paskelbėm, tai labai daug klausimų buvo, kas dabar, kaip, kodėl ir panašiai, tai turo rezultatus galbūt aptars kolegos mūsų iš kitų tinklalaidžių. Mes gal labai giliai... Geras, vis taip stumė, kad nieko nešnekėsim. Ne, jeigu turi ką pašnekėti, tai pašnekėsim. Ne, tai galėsim biškai pažiūrėti, kaip... Bet didesnis akcentas bus vis tiek ant aktualių temų. Tai sveiki vyrai. Labą dieną. Labutis. Kaip pasitiko? Seniai nesimatėm, gerai, ne? Seniai. Man tai ir gyvas dar. Kvepuoji. Tai jau papasakojau tą visą istoriją toj laidoje, tai paklausysiu, nesikartosim jau čia prie... Prasme, aš visus geriausius kelius įsijungiu, tai tik jūsų Ervių komentuojat. Nei vieno, kurį žiūrėjau, dar nebuvo, kad kažkas kitas komentuoja. Ne? Ne, bet šiaip... Kažkaip natūraliai gaunas. Nu va šiandien, jeigu Ispanija su žaliuoju kyšuliu žiūrėsi, tai bus kiti, bet jeigu belgų su Egiptu įsijungsi vėliau, tai paskui jau vėl... Gavas, tos abu vakarus, kai užsivėlinau, žiūrėjau tos ir naktinius grajus, naktinius, pirmą nakties, tai ir jūs klausiau. Tai galvoju, stiprybės jums. Ai. Tai gerai, tai vyrai, kur buvot, žinai, kaip būna kartais klausia... Tai gerai, taip galėsi iškirpšyti. Nekirpsim, gal paliksim, žmonės tegul mato. Kartais... Mūsų studija nėra ideali. Nėra idealus ir tas lietuviškas futbolas. Dažnai žmonės klausia, kai būna 9-11 Amerikoje, sako, kur tu buvai, kai sužinojai tą žinią. Tai ką jūs veikėt, kai sužinojot tą žinią, kad riterių nebelieka? Tai futbolas tuo metu. Komentavau. Futbolas tuo metu. Ar ruošiausi, ar tarp komentavimų buvo, Man ar atrodo, kad komentavai. Mes blošė dabar, ten ankstesnis tas grajas buvo. Per hydration breaką, matyt. Nes ten... Jo, nes Matelis dar kažką atrašė į čiatą. Ten naujiena atkeliavo tikrai vėlai ir netgi žmonės, kurie po to mes paskelbėm, rašė, kad Kaip vyrai, taip? sekmadienį vakare kažkas čia jungsis, kaip jie susirinko, tai galim pasakyti, kad buvo nuotoliu padarytas neeilinis susirinkimas. Turbūt visi buvom... Nežinau per kur. Turbūt visi žinojom, visi žiūrėjom futbolą vieną ar kitą formą, bet tas turbūt laukimas nebuvo labai šokiruojantis rezultato prasme, kad buvo priimtas sprendimas šalint riterius. Gal labiau netikėta buvo, kad nesulaukus tos 15 dienos tas buvo padaryta, nes kaip ir deadline'as yra pirmadienis. Bet čia 15 imtinai ar neimtinai, čia kaip... Čia, žodis tas, kaip kur buvo vartotas, koks žodis. Iki transfer lango buvo kaip ir... Šiandien atsidarė, ne? Nu, aš supratau, taip, nuo 15 transfer lango. Nuo 15. Šiandien. Tai iki transfer lango buvo sumokėti iki 15. Nu tai tada viskas make sense. Bet visiems paskelb turėjo 0-0-0-0. Pagal idėją. Internetas greitesnis ir paskelbė. Jo. O tai, bet jokių mokėjimų nebuvo, ne, pastaruoju metu čia per... Ne, ten aš jau... Dingęsis buvo. Jo, tai iš principo aš pirmadienį, kaip ir čia buvo tas 15, visi laukia pirmadienio. Aš jau pirmadienį futbolininkam pasakiau, kad aš tai žinosiu jau penktadienį, nes jeigu žmogus neinformuoja futbolininkam, kad žiūrėk, palauk, ten sekmadienį kelsim, pirmadienį kelsim, ar čia tuoj trečiadienį atvyks kažkas. Jeigu tu nei vienos žinutės nepaleidi futbolininkam, kad palaukit, viskas gerai bus, tai aš ir futbolininkam pasakiau, kad į penktadienį pinigai neįkrenta arba net žinutės nėra, tai reiškia šeštadienį, sekmadienį jie tikrai neįkris. Ten pirmadienis gal klausimas buvo, sakykime, aš ir kalbau, gal dar pirmadienis, bet po to, kai sužinau, kad sekmadienį vyks susirinkimas, tai natūralu, kad penktadienis man jau buvo aišku, kad komandos nebus, tik po to ten sprendimas jau kaip ten, ant kiek greitai, nes su B komanda jisai sakykime, buvo tik tai ketvirtadienį, nors komanda rungtynės nevyko, kada sekmadienį, man atrodo, ne?
tai buvo pakankamai vėliau priimta, sakykime, dar kitų. O čia, kadangi turbūt antradienį tos esmę keičiančios rungtynės, tai panašu, kad reikėjo tuos sprendimus greičiau ir priiminėti, o kokius priimė, žinom. Yeah. Kokia dabar procedūra yra gerai? VK nusprendė, kad komanda šalinama, tai komandai realiai čia yra mirtis? Nu, grubiai klubui. Nu, čia manęs klausim. Aš šiandien ryte mestelėjau Samojį. Nu, Arūną šokiravau ryte čia. Kažkoks dar iš esmės Tadas protingai rašinė ir tokie žinutės pradėjo siūsti. Nepatikėjau Tadai, kad ten tuos klausimus uždavinėjai. Tadai, ir atsimeni, kokį smagų laiką turėjom gamtoj, pas Arūno sodyboj ir kaip skaniai ir kaip skaniau valgosi mėsa gryname ore. Aš pamenu ir šiaip, kai atvažiavau tinklalės, sėdėdamas supratau, kad vareisiu pietau šiandien meeting roomą ir nėra čia ko, nes prisiminiau, kaip skanu buvo ir laukiu šiaip ir jo, vlogą reikia mums dar susukti, pamatysit, kaip pas Arūną žiūrėjom, kepėm, kaip Arūnas. Baltijos taurės finalą žiūrėjom. Nesuskanė mėsa, net mažiau nervų buvo. Jo, šitoje vietoje mažiau įtampėlės. Tikrai šiaip mažiau, ne? Kai praleidom įvartį, aš ten biškis susinervinau, pradėjau trankyti į tą mėgštasuolį, kiti kažkaip ramiau, tai aš gal per mažai mėsos suvalgiau. Bet šiaip tikrai, aš galiu pasakyti, mes dar to nesam įsiaiškinę, kas yra įspūdinga, bet iki montavimo paklausiu, kiek setą žmogų kainuoja pasimti, kokį mes pasiėmėm, kai yra steikas, bulvės, daržovės, padažiukai. Uždėsim dabar čia pamanim, kad būtų. Bet jeigu reiktų duoti teiką, aš sakyčiau, kad apie 25 eurus, ir tu sakai apie 30. Tai galiu pasakyti, verta iki cento, nes aš net Arūno klausiau, o čia net tu bulvės darė, nes taip susimaišęs. Ne, čia buvo, žiauriai skanios, net bulvės žiauriai skanios buvo. Ir kitas dalykas, mėsa tikrai tiek afigenai buvo, o aš galiu pasakyti, net ir parduotuviai perkant sausai brandintą jautienos teiką, jis kainuos apie 10-11 eurų. Jis paprastas. Ir jis tikrai nebus įspūdingas ant laužo, kepant ar keptuvai, patikėkit manim, ne kartą sukepęs ir nemoku ir panašiai. Čia manau, kad jeigu tokia kaina su visų setų, tai čia yra pigiau grybo. Tu gauni tikrai žiauriai gerą žaliavą, dar viskas suruošta ir tu, kaip Arūnas išgyvenu, nuostabu buvo. Tai šitoje vietoje, wow. Tai patikslinsim tą kainą, paklausiu, nes kažkaip kepėm, bet nepaklausinėjom ir vlogą reikės tą patį dėti. Tai tikrai geras laikas ir apsilankykit ir pačiam restorane. Jo, jeigu nesat užtikrintas savo šefo kulinariniais sugebėjimais, ateikit ten, kur žmonės žino, ką daro ir žino, kaip reikia padaryti. Aš netokį turiu mintelę, kokį ten net formato padaryti. Kilo man čia neseniai, kad meeting room'e, staliukas 2, lempos ir toks vakarienė, intelektualus pokalbis ir, pavyzdžiui, su treneriais. Tik su treneriais. Labai norėčiau. Kaip Katleris ar kažką jo, paskutinė vakarienė, bet aš norėčiau apie futbolo taktiką, žinai, apie tokį, žinai, vakarienė, raudonas vynas, teikas, protingi pokalbiai ir, bet čia ne man, aišku, kalbėti. Kodėl? Aš tas gilumas nenoriu lyg, žinai, bet tokį dar neišgvildinau iki galo, kaip tai galėtų būti tos temos, viskas, kad ir būtų įdomu panalizuoti, gal ir lenta šalia, žinai, ir viską, ir sprendimai ir kažko, arba duoti treneriui kokius keisus, žinai, ten papasakoti savo taktikos, praeities ar dar kažko. Bet to tokį, meeting room'e pristeikiu, kur Vinelio norėčiau su kokiu treneriu, žinai, tokį intellectual, su Dambrausku valdu, ta prasme, ar su Skerla, whatever, žinai, kur tu pašnekėtum apie tas futbolo detalės, žinai, iki nuogumo. Tai tai apsilankykit pas mūsų draugus, Vilniaus gatvė 18, takeaway setai ir meeting room. Meeting room. Šiaip pagal, kaip čia faktą, tai komandai neegzistuoja. Netgi dabar šiuo metu vyksta treniruotė, sakyčiau, ten nežinau, kiek ten tų žaidėjų atvažiavo, nes jau, kaip sakyti, šiandien, aš jau vakar sakiau, kad, jau kaip, ko gero viskas, bet pagal principą, sakykime, komanda, jinai egzistuoja, neegzistuos ir dabar dar toliau tam registrų centre ji yra. Ir futbolininkai priklauso komandai. Komandos pašalinimas iš čempionato tik tai jiems apriboja galimybę rungtyniauti, bet ta struktūra tęsis. Bet aišku, kai tu neturi kur žaisti, tai yra vienas iš punktų kontrakto, kad tai pagal tai galima nutraukinėti kontraktą. Tai iš dalies jau turbūt kokių paskutinės 10 dienų su futbolininkais, kadangi tų dokumentų buvo pakankamai nemažai padaryta ir ne visi tą galimybę išvykti pasinaudojo, tai kaip atėjo laikas daryti dar kokį 12-11 dokumentų, 10-11 turbūt dokumentų. Sakau, palaukiam
savaitę, nes kiekvienas dokumentas jis kainuoja. Ir čia tikrai suma pakankamai nebuvo planuota šių metų biudžete šitie visi reikalai, todėl kai tu vienus išsiunti dokumentus, apmoki sąskaitas, antras jau tada tu pagalvoji, ar siūsti ar ne. Ir sakau, palaukiam, tada visiems viskas aišku bus, ar nusitraukinės ar ne. Aišku, dar kitas dalykas yra dar ir treneriai, ir tie kaip darbuotojai, ir, nes šiandien pradėjo labai daug visur rašinėti realiai visi, kas buvo klube, kaip čia įdarbinti. Tai pasirodo, ten ir ne visi tuos parašus turi, ir turi tik savo parašą, pavyzdžiui, kaip kontraktą atsiunčia tik tu savo parašą, ne? Tai klausimas, ar apskritai yra tas kontraktas užregistruotas, ar, jeigu užregistruotas, turėtų būti parašas įdėtas, bet tai su tais žmonėm, kažkaip man nesinori labai jų nuliūdinti, dar aš sakau, kad yra vilties, nors realiai suprantu, kad, kaip čia pavadinkim, užsieniečiai tie, neimkim lietuvių, sakykim, kurie dirbo, bet imkim apie užsieniečius, kur kažkaip nenoriu aš tos vilties jiems dar sugniuždyti, bet sakai, kad šansų praktiškai minimaliai. Ir čia ne Lietuvos futbolo sistema, čia apskritai pasaulyje, jeigu tu dirbi kažkur, esi treneris ar ten direktorius, dar ir sutarties gal kažkokios neturi, tai tikimybė čia ne Lietuvos problema, o bendra problema. Tai tai žodžiu, dabar turbūt irgi didelis klausimas, kas lauks ir tų žaidėjų, tai iš esmės, jie dabar galės pradėti jau nusitraukinėjimo tą procesą visą ir ieškotis kitų klubų. O kaip su treniravimo kompensacijom? Tai va čia geras klausimas irgi. Šiaip, tai va pagal tą punktą dabar jau supratom, kad jisai greičiausiai ir bus. Ten pridėsi tuos ir sekančius punktus, kad atlyginimo nemoka, tai kad dar yra tokias dalykas kaip... Panašu, kad komanda nebeegzistuos, nes ten jau ir autobuso nebuvo, ten tu surašai kokius 8 punktus, kur nepanašu, kad tai komanda eina link egzistavimo, kaip tik panašiai, kad, ta prasme, norisi anksčiau galbūt išsilaisvinti iš tos komandos. Tai čia dabar tas čempionate nebuvimas, vos ne trečia sekcija tokia, kur tu maksimaliai, sakykime, apsidraudi, kad nebūtų netikėtumų nutraukiant. Tai, sakykime, prisidės šis dar punktas. Šiaip su treniravimu kompensacija įdomus dalykas, iš tikrųjų jis yra, nes aš ir skambučio sulaukiau šiandien ryte, kas paskaitė postą ir iš vieno klubo pavadinkim. Šiaip, ir dabar ką tik prieš keletą minučių dar futbolininkas irgi rašė, ar sako, ar čia 100%, kad mes būsim visi išklaisvę. Sako, 100% aš negaliu duoti, nes Lietuvoje pradėkim tokio dalyko nebuvo, bet tai greičiausiai taip turėtų būti. Ir mes, kaip ir bandysime tą padaryti, nes jeigu, treniravimo kompensacija, tu kaip čia, būni komandoje, tave treniruoja, tu tampi geresnis ir po pasibaigus kontraktų išeini į kitą klubą. Kaip ir priklauso, jo. Bet jeigu klubas tau nemoka 5 mėnesių algos, jeigu tave vidury čempionato išmeta ir sako, eik dabar ieškokis komandos, ar tikrai tas klubas nusipelno treniravimo kompensacijos? Nes yra vienašališkas futbolinko nutraukimas, ką mes ir, sakykime, sakom, kad čia futbolo klubas pažeidė kontraktų punktus ir jam nepriklauso, lygiai taip pat, kaip ten buvo apie, jeigu tu neišsiunti laiško, sakykime, dėl futbolo klubo kaltės tu atsilaisvini, ne dėl to, kad jis tave ištreniravo ir kažkaip tu pabėgai. Tai tokios situacijos nebuvo, bet čia realiai tik paaiškės tada, kai vyks tas perėjimas. Kaip ir mes bandom atstovėti futbolininką ir padedam klubui, kad nebūtų. Ir tada, tada tik dokumentai pasikelia, nes, pripažinkim, kad čia kiekvienos situacijos nesumodeliuosi ir neskambinsi dabar ar federacija, ar dabar visi klubai kiekvieną situaciją, o kas bus, jeigu užsienį važiuoja, tada yra ar nėra, ne čia vidiniai, o tenais, tarptautiniai. Tai, bet aš manau, kad taip turėtų būti ir link to turėtume eiti. Kitas dalykas dar netgi, sakykime, yra, kaip Lietuvoje futbolo federacijoje yra tas nepaprastųjų reikalų komitetas, man atrodo. Atveju. Jo, tai yra lygiai taip pat išimtis galim padaryti, netgi jeigu netyčia taip ir būtų, kad priklauso, abejočiau, bet sakykime. Nes, tikrai čia toks, aš sakyčiau, išskirtinis atvejis Lietuvos futbolo, kai Lietuvos futbolas jau apsitvarkė. Čia nėra tas, kur 15, ten, nežinau, 10, 15, 17 metai, kaip ten kas 2 metais. Rėjo, bet kas Vėtra, Atlantas. Tikrai daug buvo Palanga, kur pastovi tau bankrutuoja ir atrodo, čia jau Lietuvoje vienu metu tapo vos neįprasta, kas 2 sezoną po vieną komandą dingsta. Man patiko tavo mintis apie rumūnus.
Kur tu, man atrodo, su rumūnais, kur kalbėjai, sakai, pas mus tai viskas gerai, pas mus tik viena komanda bankrutuoja per metus. Dabar jau viskas gerai, pas mus tik viena komanda bankrutuoja per metus. Tai, tai čia viskas, tai mes laukiam, iš tikrųjų, jeigu atsiminkim Marijampolės City, tai nebankrutavo, o dėl lažybų buvo įtarimų išmesta. Taip. O dar turbūt buvo paskutinis ar ne Atlantas. Vytis. Nes aš atsimenu, mes paraškas. Paskutinis Stumbras buvo. Dėl lažybų? Ne, dėl lažybų. Ne, aš sakyčiau vėliau. Tai žiūrėk, tai dėl lažybų Atlantas su Palanga buvo išmesti, o po to sezono eigoje Stumbras susilenkė prieš pat Europą, kai Kauno Žalgiris gavo vietą jų. Tai čia buvo prieš COVID-19, man atrodo. Atlantas su Panevėžiu su Palanga po 18 išmetė buvo jau, kai sezonas pasibaigė, o 19 eigoje... Aš manau, ten 2-3 metų bėgė 2-3 komandos. 19 metų 7 mėnesio 30 dieną yra oficialus Stumbras išnyko iš Lietuvos futbolo žemėlapio. Jo, bet jau prieš tai... Jo, aš Atlantas po 18 sezono su Palanga išmetė už match fixing. Tai vasakau, ten per 2-3 metus buvo, kad 2. Ir dabar aš sakau, kad... Ir tada 20-ais žaidė 6 komandas. Kai Stumbras susilenkė, užsibaigėm ten su tos... Jo, ir dar kitas, kad aš sakyčiau, kaip čia, futbolininkai, manau, kad... ir treneriai, ta prasme, ir tikrai, ir toj vietoj gal čia nereiktų išskirsti. Apskritai tas, kas dirbo, nes ten nebuvo tikrai jau labai didelis personalas, kad toj komandui, tai čia ir tas, aš sakyčiau, gal kažkiek yra ta ir moralinė pusė iš federacijos turėtų būti, kad, komandai leidai, o nesugebėjo apie pirmą atlyginimą sumokėti. Tai čia yra tie, kaip sakyt, fondai ir užsienyje, ir dabar Italijoje kažkada, čia su Dubicku kalbėjau, kurio klubas irgi bankrutavo, tai tie užsienį fondai yra, nes tų pinigų tu negali leisti per, jeigu bus bankruotojo administratorius, ten dings, jie nieks nedais iki futbolininkų arba iki paskutinio to. Ko mes tikimės, kad eitų? Futbolininkai eiliai viso to yra. Man atrodo, paskutinį, nes paslaugos teikėjai, tai čia, galia bus tikrai. Ties pirmą darbuotojai. Nes nieks nėra gavęs. Aš žinau vieną atvejį ekrano laikais, tai futbolininkams buvo priteista dirbtinė danga, kuri Draugystės stadione gulėjo. Ar, man atrodo, 4-5 futbolininkai, žinau, netgi pavardės, man atrodo. Savininkai buvo, ne? Jie savininkai tos dangos, tai jie realiai galėjo sakyti, ateinam ir mes nusiplėšiam. Bet ten buvo numirus jau tenais, jau viskas, ta prasme, jau ten nebent ant kapinių tiesi. Tai čia ta, kuri buvo prieš tai, kai dabar keitė neseniai. Dabar neseniai pagelbė. Bet atrodo, gal dar vieną. Dar vieną? Nežinau, kiek čia buvo ilgai, bet čia kalbam apie kokius 16-17 metus, 18-19. Tai gali būti ta pati, jo, ten buvo gilopai. Jie ilgai ten gilai. Tai va ten kaip ir futbolininkų turtas buvo. Tai aišku, finansinės naudos iš to, nebent išnuomoja atgal į akademiją. Ne? Tai iš tos bankruoto tu ten nieko negausi, nes futbolo klubams Lietuvoje, kaip žinome, praktiškai niekas nepriklauso. Tai... Bet va tie kiti būdai, tai tikrai jie kažkokia apimtimi egzistuoja, kad aš nežinau, kokį procentą galim, kaip čia, neprognozuosiu, kokį galim, bet kad kažką futbolininkai atgaus, tai aš manau, egzistuoja tikimybė. O žiūrėk, nėra taip, kad dabar yra planas, kad tas klubas iš esmės susilenktų ir būtų paprasčiau atėjus kompensacijom už Mofius ir kitus futbolininkus į federaciją, būtent iš tų pinigų padengtų žaidėjams skolas? Gal čia, sakykime, vienas iš planų galbūt yra, sakykime, nes tie pinigai jie ir vėliau ateis, netgi, aš sakyčiau, dar čia jie ateis ir ateis. Mes turim futbolininkų tikrai išvažiavusių ir lietuvių tame tarpe, kur netgi ir rudenį, ir pavyzdžiui, ar ten žiemą gali ir kitais metais ateiti, tai kažkokiu ateis. Bet čia, aš sakyčiau, į tą klausimą atsakant nuo federacijos valios labiau priklauso sprendimai, bet tai vienas iš variantų ir tai yra netgi realiausias variantas, iš kur tu gali surasti pinigus, nes jie yra, kaip čia pavadinkim, nesuplanuoti federacijos biudžete. Čia ir tas atgavimas tų pinigų čia nebus taip, kad už savaitės, už mėnesio, kažkada ateiti, būtent tas kažkada gali būti ateis, planas, ne? Nes jeigu kad paimti iš pinigų reikia iš kažkur juos rasti arba nuimti, kaip pavadinkime, ne, suplanuota yra biudžetas. Tai va čia šitie nebuvo suplanuoti metų pradžioje ir suma pakankamai už Mofio yra nemaža. Taip, kad šitas egzistuoja, čia tik tai, sakyčiau, priklauso nuo noro ir požiūrio
į šią situaciją. O irgi aš pagalvojau, hipotetiškai, sakykim, dabar jau kaip ir pašalinti riteriai, bet jeigu ateitų kažkoks verslininkas, kuris būtų susipažinęs su situacija, ar ne, sakykim, keli šimtai tūkstančių eurų yra mofi, dar galbūt ten apie 50 sukris nuo Dolžnikovo ar ten dar kažko tais. Ir jis paskaičiuos, kad, nu tai gerai, man liko ten, tarkim, 5 mėnesiai, man algos padengimas visą kitą kainuos, tarkim, 200 000, bet man įkris 250. Nu, sakykim, jis skaičiuos. Jisai dar galėtų, tarkim, kreiptis į federaciją, sakyti, žiūrėkit, aš ateinu, gelbčiu klubą, ar jau viskas šaukštai po pietų ir viso gero? Tavo kieme pranašauju lietų? Geras klausimas, geras. Aš manau, jeigu tai penktadienį būtų įvykę, tai visiškai realu. Nes pašalinimas buvo sekmadienio vakarą, vėlyvą, pavadinkime, ne? Tai čia viskas realu. Netgi jeigu šiandien ateitų, iš tikrųjų, jeigu perveda tos pinigus. Sakykime. Bet, telefonas tyli. Niekam neįkrito. Tai, čia paskaičiausiau, bet žinok, aš galiu pasakyti, kad įsiskolinimai šiaip didesnį bus. Ir dar plius už klubą jis mokėjogi. Teisingai dar mokės, teisingai dar mokės, sakys, man dar kokie, nežinau, 300. Tuo metu gal prieš 2 mėnesius kainavo tiek. Dabar, kaip pavyzdį, ne? Tu gali įveikti, neimkim išpirkos, ne, sakykim, jeigu neimkim, ne? Išpirkos, neimkim tavo biudžetą, ką vajaras, sakykim. Sakykim, aš ateity galbūt, žinai, už sėkmę, jeigu man pasiseks, aš tau dar atiduosiu, kaip pavyzdį, dalininkų tampė, ne? Tai bet žinok, aš pasakysiu, kad šiaip įsiskolinimą, aš manau, žymiai didesnį, aš sakyčiau, ir atlyginimai, ir viskas. Yra ir aikštės, yra tikrai tas biudžetas, jisai neišeis į pliusą su tuo, tu eisi kelių šimtų vis tiek minusą. Ir dar kitas dalykas labai, kas buvo, sakyčiam, kas yra blogai dar su tuo klubu. Iš principo tai yra jau pirmos lygos klubas. Pažiūrime lentelę ir įsivaizduojam, kiek reikia investuoti. Tai, kaip sakai, futbolininkams, tais pačiais 10 žaidžia, kai kurie išeis, sakykim, reikia dar papildymo, 8-7. Tai reiškia 8-7, tai dar plus 150, kaip pavyzdžiui, 1000, ne? Tai, o Lietuvoje pirmoji lygoje, klubai tikrai nekainuoja po 400-500 tūkstančių eurų ir tu gali įeiti į futbolo Lietuvos. Top 2 jau turbūt tiek turi pinigų spėčiau. Transinvestai pernai tikrai su panašiu biudžetu. Jo, bet mes kalbam apie pardavimą. Pardavimą, kad, pavyzdžiui, nusipirkti transinvestų nenusipirksi, nes, kaip sakyti, kiekvienas daiktas yra parduodamas tik kainas. Taip, aukščiausia lygoje klubo. Jo, bet aš turiu meni, kad tikrai į futbolą Lietuvoje pirmoji lygoje tu gali įeiti su mažesniais pinigais ir galbūt tikėtis, kad dar šiais metais pakils į lygą, metų gale. Nei pažiūrėjusi lentelę suprasti, kad su 3 taškais. O aukščiau yra Šiauliai, Hegelmanai, kurie, tikrai normalios komandos ir, kaip čia, ta vieta 7-8, tik tai lentelė atrodo mažai, bet žinom, kad ant kiek ten viskas panašu, ant kiek tau reikia, realiai naujos komandos reikia, jeigu tu nori tavo planą prasukti, todėl, netikiu, kad žmogus nesugebint su autobusu užsakyti, čia suras dabar per dieną. Tai jis kartais nesugeba užsakyti, o kartais 2 užsako. Tai smagas yra burtininkas. O tai gerai, tai dabar, jeigu paprastai tariant, tie pinigai už transferus visus krenta federacijai ir federacija jau pati sprendžia, ką daryti su tais pinigais. Aš manau, jei neklystų, ar čia yra įstatas? Jaunimo futbolo ar treniravimo, eina jo tenais. Bet čia tiesiog didelė suma, pirmą kartą gali būti tokia, kad įkris. Buvo tasai Paulinio, ne, buvo pinigai. Nes lygiai taip pat tie pinigai ir vėliau už treniravimo kompensacijas krenta federacijų klubai išnykę. Vytis, kaip pavyzdžiui, Vilniaus Vytis, ten buvo, žinau, tokie atvejai. Tai, krenta ir tie pinigai įkrenta į, man atrodo, jaunimo integraciją ir kur tenais, sakykime. Bet nėra taip, kad federacija tos pinigus gali sakyti, va, čia jūsų žaidėjai, mes paskirstom ir išdalinam žaidėjam, kaip pavyzdžiui. Gali. Čia jos sprendimas. Čia jos sprendimas, jo. Taip. Tai aš apie tą ir kalbėjau. Jo. Man atrodo, kad iš federacijos pusės, tai čia būtų, ta prasme, nes jeigu jie tuos pinigus gautų ir to nepadarytų, tai man atrodo, čia būtų labai žem. Tiesiog. Jo. Tai dar yra solidarumo pinigai, dar atsiminkim solidarumo, dar kur už sezoną vėliau jie. Jo, tai va sakau, čia tų keli šimtai tūkstančių jie egzistuoja ir jeigu netgi sakyčiau, kaip sakyti, toksai, va sakykim, mintis, kad nes su futbolininkais, ką mes, sakykim, darysim,
Tai mes ne tik tai norim padėti futbolininkam atgauti tuos pinigus iki šios dienos. Mes norim, pas ką yra ir dar metai 2, ten yra po keliasdešimt tūkstančių dar priekį. Tai jeigu mes šituo sudėsim, tai čia apie tų MOFE pinigų, tai niekaip jų neužteks iš principo. Nes, ne, bet jeigu žaidėjas, tarkim, dabar pasirašo vasarą kažką, tai esmė iki dabar, kas skolojo. Nu, mes galime interpretuoti faktus. Nu, bet, tarkim, iš esmės, čia, sakyk, tie keisai, kai klubas yra skolingas, ne, tu su juo bilinės, bet... Ir pasirašai naują. Jo. Tai galiu pasakyti, kad nuo dabar... Ar nervi tai buvo? Taip, tai dabar daug, aš visiems tai aiškinu, bet dabar keičiasi nuo kitų metų tuos FIFA nauji reglamentai, nesgi dabar, kai buvo paskelbta tas FIFA Pro ir FIFA bendradarbiavimas ir buvo 11 punktų. Tai viskas nuo 27 metų, niekam nebeįdomu, kiek tu uždirbi naujam klube. Ta kompensacija reiškia, kad kodėl futbolininkas turi, kaip čia dabar laukti kartais dirbtinai, kad tą teismą praeiti ir toliau, nes tu supranti, kad gali susimažinti savo išmoką. Kontraktą iki 28 galo, ne, ir klubas man nesumoka ten 2-3 mėnesius, kada aš jau galiu nusitraukti. Taip. Aš nusitraukiu, ateina transferų, ten langas, kada aš jau galiu registruotis kitoj komandoj. Susitariu algą, okay. Tarkim, gaunu algą iš ten klubo 10K, bet pas mane dar iš to 2 metai prieki laukia, skola kabo, nes dėl jų nemokumo nutraukiau sutartį. Tai kaip tada pagaunas, kad aš galiu išsimušti visą sumą iki 28 iš jų ir dar gauti algą iš naujo? Ne, dabar buvo tai, kad iš naujo minusuosis tau. Nu taip, 20 gauni skirtumas. O nuo 20 nuo sekančių metų nebebus to. Tai visą prisimuši sumą, visą sumą. Ta prasme, jo, pas mane dabar kabo iš seno klubo iki 28, o su nauju dar pasirašiau iki 28. Tai gaunu ir iš naujo, ir seną dar galiu išsimušti. Tada apsimokant trukinėti, ne? Po 2 mėnesių, pirmą dieną iš karto. Jo, tai čia esmė, jeigu taip apibendrinant, yra vienas kelias, yra federacijos kelias, kurio bandom eiti ir neprašom nei eurų daugiau, nei neprašysim nei eurų daugiau, turbūt nei priklauso pagal tą dieną, kada išsiskirstė. Ir yra antras kelias, kuriuo eisim. Tai per tą naują kur fondą, bet čia neįtikėtinai į tą pačią. Aš jau prieš kažkur metus prognozavau, kad per metus, 2 metus atsidarys tas fondas. Kažkas sakiau atsidarys, bet nežinau kada. Aš atsimenu. Jo, kažkas sakiau atsidarys tikrai kažkada, per metus. Ir sutaptų savaičių yra kiek 504 metuose, ne? Aš prognozavau, kad per 108 savaitės kažkada atsidarys. Ir atsidaro tą pačią savaitę, kaip riteriai. Paskelbė, kada ta naujiena buvo antradienį, riteriai išeina sekmadienį. Tai iš 104 viena tikimybė yra, kad 1%, kad sutaps riterių ir to fondo paskelbimą. Kas futbolininkams labai į naudą. Tai 1/100 buvo tikimybė, kad tą patį savaitę. Salinai, ne? Tai ir antras kelias eiti tenais, nes ten iš tikrųjų, kas kaip pradžioj, atsimenu, prieš 5-6 metus, aš negalvoju, kad taip, ne tai, kad paprastai nėra, ten reikia dokumentų surinkti, reikia užpildyti, nėra ten taip paprasta, bet kad tai realu atgauti, žinai, kažkur fondas, ten rašai, Lietuva, patys suprantam, kokio vietoj mes futbole, tam pasaulinėme stovime ir žiūri, kad mes buvom 6 pagal skaičių, kiek padėjom futbolininką atgauti. Ten daugiausiai buvo Turkija, Graikija, ten neįtikėtinai, ten jų nemano aplenkti. Rumunija, Turkija, Marokas, man atrodo, Graikija, kur nebuvo įmano aplenkti, dar nežinau kas, ir po to Lietuva su 15 ar 20 paraiškų buvo, nes ten buvo Atlantas, Vilnius, Vytis, iš užsieniečių dar buvo. Tai dabar tą visą jau žinom kaip ir, tas tikrai veikia ir gavus taip, kad dar tie futbolininkai pateks tik tai 26 metus, nes tas tarpas prieš tai buvo 3 metų, kaip fondas neveikia 23-26. Ir jeigu tu į ten patenki, komandų daug patenka ir ten tu daliniesi tuos pačius 3 milijonus per 3 metų periodą, o po to bus 26, 27, 28 ir gal 29, man atrodo, neklystu, kur tu tik tai 1 metuose dalinėsi tuos 3 milijonus. Tai tikimybė, kad atgausi pakankamai didelę sumą egzistuoja. Bet kitas dalykas, labai įdomu, kaip žiūrės, nes tokiu atveju mes iš tikrųjų kaip ir neturėjom, nes tu bandai į priekį, klubas išnyko ir į priekį, neskolą iki tol, kol kiek tu buvai. Nes tuo metu, į neklystų ir Atlanto ir tais atvejais mes skolos į priekį neturėjome, mes turėjome užfiksuotą skolą, nes teisingai, metų gale jie užsidarė, taip. Futbolininkų kontraktai baigėsi ir tu sakai, mums tiek skolingi. Ir viskas, čia suprantama. O čia mes, ta prasme, bandysim pagal faktą futbolininkui riteriai bus skolingi už metus. Mes tas bylas kol galioja kontraktas. Kol galioja kontraktas. Ir kaip tu
kaip čia sakyti, nemeluosi, kad čia tau galbūt tu čia jau Lietuvoje kažką būsi atsiėmęs ir sakysi, žiūrėkit, mums dar trūksta tiek, nes galioja. Ir kaip žiūrės, bet kadangi vienus metus einam, tai aš vėl tikiu, kad dar, kaip sakyti, pinigus reikia išdalinti kažkam ir gal kažkas gausis. Gerai, vykdomasis komitetas 12 narių, man būtų labai įdomu sužinoti, kaip pasiskirsti balsai. Ir būtų įdomu sužinoti, ar buvo susilaikiusių balsavime dėl interesų. Į kažką apeliuoji? Yra? Ir kiek dalyvavo, ar dalyvavo? Kaip yra 12, net tai 7-5 turėjo nubalsuoti, kad būtų dauguma. Nu. Tai jeigu susilaiko kokie 3, tai čia, žinai, iš esmės 4 žmonės nusprendžia. 5 toks. Aš sakyčiau, kad svarbiausia tai būtų, kad jau vienas bent jau tai tikrai turėjo susilaikyti. Kalbu apie Janą. Nežinau, aš vakar čia atėjau. Ar dalyvavo, man klausimas ir aš nežinau irgi, bet ar dar jungės tenais? Aš girdėjau. Aš dėl to interesų konfliktą aš savo minčių vakar išsakiau čia labai daug. Tai sakyk tadai. Man jie bendrai yra kelintis klausimų, kaip veikia mūsų struktūra. Nes diskusija labai gerai gavosi su Tadu apie... Nu, tai prasme, komitetą. Mes matom vykdomo komiteto, kas sudaro, ir čia labai daug buvo klausimų, kas už ausų, kur tempiami, žinai, ar čia vienus tempia, ar dėl kitų dabar čia padarė, taip, žinai, bet, tai žiūri, kas turi balsuoti, tai man, kelia klausimų. Ir man nėra to, kad pasakymas, kaip tu sakei, tai tu kažką atstovauji. Tipo, jo, tu atstovauji šiandieną tą, bet tavo backgroundas yra susijęs su labai aiškiu dalyku. Ne, čia paprasta... Tai mano galva, ten turėjo būti bent 4 žmonės susilaikę nuo balsavimo. Ne, čia paprasta mintis, apie ką kalbam ir vakar mes diskutavom su Tadu, nes labai paprastas dalykas, kad jeigu tu esi Kauno apskritį atstovauji, tai natūralu, kad tavo narys yra Kauno Žalgiris ir tavo, kaip ir balsas turėtų būti, kad sužaisti dar vienas. Bet yra ir Kauno rajono Hegelmanai. Irgi apskirti. Jo, bet tu bent jau žinai, nesi gal tarkim... Paskui kas dar tenais. Ne, mes čia lendami kitą, aš suprantu, apie ką tu turi menį. Čia faktas, kad ten turėjo būti susilaikymas 100%, apie ką man tas turi menį labiau. Aš neku apie, tokį platesnį gal paveikslą, kaip čia ta visą... Ne, tai tu paprastai kalbi, Šiauliai, Panevėžys, Kaunas... nes tarkim, Kančelskis yra, Šiaulių atstovas, tiesioginis Šiaulių atstovas, jis absoliučiai suinteresuotas Šiaulių sėkme šitoj situacijoje. Ir jis kelia ranką. Ir Mirauskas taip pat yra. Tai taip. Du yra, tarp. Tai du jau. Gerai, Klaipėdai jokio skirtumo. Tai taip. Panevėžys... Kaunas dar, ta prasme, klausimas, žinai, kas kaip, bet ten irgi, žinai, interesai yra iš abiejų pusių, tai nesvarbu iš vienos ar iš kitos, bet interesas yra iš... Bet žinai, ką aš kalbu, ten, tarkim, Gurskis, priiminėja sprendimą, jisai nedirba klube. Čia biški kitaip. Tai, o kai kalbam apie Kančelskį ir Mirauską, tai jie dirba Šiaulių klube, kuriam reikia, kad riteriai nesužaistų tų rungtynių ir jie gautų taškų. Bet čia struktūrinė, čia ne šita situacija, man bendrai kelia klausimų, kaip taip gali būti. Bet žiūrėk, aš tą vakarykštę tam supratau, bet žiūrėk, yra, nežinau, žurnalistų asociacija, ne? Ir vis tiek bus iš Delfi iš to, vis tiek jie savo interesus turės, nes asociacija vis tiek, kaip bebūtų, bet kokia asociacija yra nariai su savo interesais, kaip sakykime, ne? Tai žurnalistų, nežinau, krepšinio asociacija. Bet tada turėtų būti visi 10 tada turėtų. Arba bet normalioje struktūroje, sprendžiant klausimą, su kuriuo tu tiesiogiai gauni naudos arba nenaudos, tu turi nusimnuot balsavimą. Jo, čia... Ne, taip ir buvo gal. Čia kaip, nežinau, kaip Seime, tavo verslas ten yra žemės ūkis ir tavo ir balsavimas vyksta ten ar kažkas susijusio su tuo. Seime biškai kitaip, bet čia iš esmės, turėtum sakyti, ne, čia nebalsuosi. O ypač Janas Nevoina, kuris, jam, aš nežinau, kas jam yra naudingiau, ar kad jie liktų, ar kad jie užsidarytų. Tai gal dėl to lengviau susilaikyti. Arba neprisijungti. Gal, bet aš tokį, nežinau, susidaręs su vaizdą, kad jam gal net geriau, kad tas klubas kuo greičiau užsidarytų ir tada jisai kažkokios gal savo procesus pradėtų. Pinigų išsimušimo vadinamosius, bet čia jau visiškai tik tai mano fantazijos vaisius, sakykime taip, galbūt kažko pagrįstas, tai tada irgi, jisai gali kreipti tą balsavimą savo kryptim. Tai čia toksai, O dėl to, kur vakar... Bet mes nežinom, gal visi gražiai draugiškai susilaikė ir viskas vyko labai gražiai. Aš nežinau. Klausimus keliam.
O dėl tavo, kur ten sakėjai apie narių skaičių ir, kaip čia pavadinti, kad ne struktūrą. visas atskirtis patenka. Aš jo, tai Apie čia 5 atrodo... iš 9. Prieš porą metų keitėsi. 4, man atrodo, 3-4. Nu gal, Kaip bet UEFA buvo, kažkas, kaip tas įsikišimas. Tai prieš Ir čia 4, ir su UEFA ir FIFA buvo derinta šitie bent jau... Bet čia gavos, kad narių įstatai. skaičių sumažino ar padidino? Sumažino, atrodo, nuo 20 iki 12, nes minusavosi trenerių asociacija, teisėjų asociacija, 2 apskritis, į neklystų. Tai čia jau 4, man atrodo, dar viena kažkas iš asociacijų. O pala, kaip tas apskritis ten, kurios patenka, sprendžia, aš dabar neatsimenu. Balsavimas jau buvo, man atrodo. Kažkaip balsuoja, Balsavo mažiausiai. už ką nori, kad būtų, Jo, ar ten 2 balsai, Kažkas nebeatsimenu, tokio, buvo. jo. Ir Ir 2 nesurinko. nubraukė, man atrodo, iš, Jo, iš buvo, 10, ne, kažkas tokio. Tai daugiau. Ir ne, iš... Tai tik 5 patekusios yra. O Lietuva Neatsimenu, turi kiek jų 7. yra. Daugiau. Net yra Tauragės, Utenos, dar, kad aš žiūrėjau daugiau Alytaus. Nėra. Net Alytus aš iškart sakiau, kad aš atsimenu dėl Jo, Alytus. tai 3, 8, tam dabar 9 ar 10 skaičių yra. 9, man atrodo. Tai sakau, čia su tais kažkiek yra sakysiu. įsikišimo iš UEFA ir FIFA dėl to derinimo. Nes, tai gal čia- nes iš tikrųjų, kaip aš ir rašiau, iš tikrųjų 10 yra... skaičių yra. 10? Okay. Nes kai buvo iš dalies, kur buvo kalba su... Marijampolė. Marijampolė, pamiršom. Tai Marijampolė yra. Ar yra Marijampolė? Yra... Ne, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai. Babenskas. Yra veikėjas, Marijampolė yra, yra Bet veikėjas. vykdomajam tai nėra. Yra. Pavyzdžiui, tai ar mes tą pačią struktūrą žiūrim, ką? Jūs žiūrėkit, yra, žinau aš. Tai Yra. Alytaus nėra, Tauragė yra. Man atrodo, Tauragės Yra. nėra. Tauragės. Ai, tai palatai, Tauragės Marijampolės yra- nėra čia. Nėra, aš sakau, vyručiai, žiūrėkit. Mirauskas, Šiaulių apskritis. Kiek nuo Toliau 12 Bondauskis, nuotraukų. Telšiai 2, Šemberas, Vilnius 3, Gurskis, Kaunas 4, Butkus, Panevėžys 5, Klaipėda žvingo? 6. Tai nėra Marijampolės, Alytaus, tada Nu, aš... Tauragės ir Utenos. Telšių yra, ne, Vilnius. Jo, Bondauskis. Dėl šio, aha, yra. Jo, nu tai 4 nėra. Ai, okay. Jo. Tai, Buvau praleidęs šitą kažkaip. Jo, nes jeigu dėl tų asociacijų, kur buvo tos, sakykim, pašalintos, tai iš tikrųjų aš manau, kad tai yra normalus žingsnis, nes iš principo tu sėdi tam pačiam ofise, mokė atlyginimus ir po to vakarė važiuoji į balsavimą. Taip ir būdavo. fantastika. Nu ja, čia atsako, bet įdomus laikai seniai bebuvo šiaip tokių niuansėlių. Nu čia turbūt ir buvo paskutiniai 22 metais, kai Čia ir buvo paskutinis, kur... Marijampolės apskrities futbolo federacija meta į hostingerį ir sako, gal domina. Supratau. Gudrus klausytojai. Gal... Jeigu tik kažkam bent įdomu, būtinai galit. Tai va, Tadai. Tai va su tais. Galima trololo užsiimti. Atskira tema, bet aš bet nieko jo, neskatinu. Nu, aišku, turbūt retrospektyviai reiktų pažiūrėti visą šitą kelionės pradžią, eigą, nu, kur, bet kaip pasakyti, buvo galima tam tikrų dalykų išvengti ir kur turėtų būti išmoktas pamokos ir kam. Ir nes, nu, viskas turbūt prasidėjo, kad buvo galima tiesiog nepraleisti riterių. Arba, nu gerai, gal nebuvo neįmanoma praleisti, net ten nerodė kažkokius popieriukus. Sugalvoti, kaip nepraleisti, galbūt va taip labiausiai tiktų. Sugalvoti, kaip turėtų nepraeit klubai Galbūt va taip tiktų. Ir kaip tai turėtų būti tvariau. Nes iš esmės, nu, tas tvarumas, kuris buvo panašu, jis buvo dėl to, kad klubai tvariau dirbo, ne dėl to, kad sistema gerai veikia. Nu, tipo, tie klubai galėjo turbūt kažkuris irgi prabankrutuoti. Nu, tai šiandienos situacija, manau, yra įrodymas, kad čia labiau klubai buvo tvarkingi, negu kad sistema Jo, susitvarkė daugiau klubų. Ir vat, vienas labai jau parodė, prevencinė kažkokia. Sistema iš esmės nelabai tvarkėsi ir jo, kažkas... Ir aš sakyčiau, netgi nieko nedarant, nieko nekeičiant, mes sekančio atvejo top lygų, aukščiausio lygoj, greit neturėsim. Aš irgi manau, kad... Prasme, galima, kaip sakyti, tas kaip garsas nurims ir nieko nedarant
mes iki 30 metų abejočiau. Nu, aš norėjau sakyti, ateinančius 5 metus nematau. Nu, nebent, bet, žinai, būna visokių. Visko būna, bet tos komandos, kur vis tiek jos eina labiau su savivaldybės paramom ir jos biški būti tvaresnės. Realu, kad gali kažkurios komandos iš kontenderių žaisti Europoje tapti relegationo komandą. Jo, bet čia yra normalus futbolo procesas. Taip jau būna. Iškrenta ir Wolfsburgas iš Bundeslygos. Nu, tai... Jo, bet, čia nebent išlystų kažkokie, žinai, mums nežinomi galai po metų 2, kad kažkas biškai pamažino pinigus, bet ir dar nelabai tais pinigais tvarkės ir čia biški yra milijoniukas. Bet vėl viskas būtų kitaip, žinai, nes čia nebūtų kažkokio... Šiaip nereikia ieškoti toli pavyzdžių, bet prisiminkim rudenį Vilniaus Žalgiris su -1 milijonų sėdėjo. Tai ir ten, jeigu ne tam tikros aplinkybės, irgi galėjo kita istorija būti. Bet čia atrodo, kad klubas vykdo veiklą ir atrodo auditus, priduoda viskas vyksta, bet ten neįmant ten net Nikoličiaus skolos, ten buvo -1 milijonas. Skolos nėra blogai, sakė, aš atsimenu vadovį. Jas galima atidėti? Yra blogai nevaldomos skolos ar kažkas tokio. O kai suvaldai... Va čia buvo jau pasiryteris nebevaldomos skolos. Nu tai žali. Tai žinai, taip čia tas pasakymas čia per artimiausius 4 metus, čia, toks, mano galva, toks 50-50 teikas, nes, ką mes žinom, kaip yra, ir su Žalgiriu atrodė viskas tvarkoja, viskas gerai. Ne, bet tai... Po 22 metų atrodė, ten jau tie balansai ant nulio užbaigti legendiniai, kas yra įspūdinga tai padaryti, kad tas balansas būtų nulis. O tada bam, vienas sezonas, kitas sezonas, žiūrėk, -1 milijonai. Gerai kvepojus, kai dar čia. Šiaip kas yra įdomu, tai žiūrėk. Kas ten yra? Čia tik tai, gal garsiai negalim jį vardinti, bet esmė yra tokia, kas pasirašinėjo dokumentus, matai? O kieno čia nutarimas? Čia yra nutarimas keis direktorių. Jūs įveskit biškį kontekstą, mes iš kur tu čia tokius dokumentus gauni? Tai panašu, kad tokie, kaip, nežinau, gal giminaičiai, bent jau iš pavardžių sprendžiant, galėjo būti įtraukti irgi į šitos procesus. Dėl pirmo, tai kur jau... Aš šito žiūrėjau. Nu, nes čia matai, yra direktorius šito For the Players Academy, kurio pavardė sutampa, o dar viena įmonė yra direktorė. Jos kažkas, aš bandžiau dabar čia greitai paieškoti, kas tokia, ten per Facebookus dar kažką, bet neradau. Tai o čia kažkai yra klubo akcininkai? Čia yra tų akcininkai, vadovai įmonių, kurios yra dalininkės dabar Riterių. Nes dalininkai yra 3. Nes be 3 dalininkų tu negali įeiti į klubą. O dalininkai yra Konadu, For the Players Academy ir Team Konadu. Tokios. Fizinis asmuo ir 2 įmonės. Ir viena pavardė sutampa su jo pavardė ir viena... Kažkas, direktorė kažkokia. Jo, čia su tuo... Struktūra čia. Struktūra. Tai su tais irgi, tais ir garantiniais, ir čia ne tik futbolas, čia ir krepšinis tas pats, kur jie apžaidžiami. Taip. Ir lygiai taip pat mes galim sakyti, kad vienas asmuo negali turėti klubo, kai yra žmonos, broliai, sesės, vaikai, kurie gali būti dėl to, kaip ir yra statymas ir yra kažkiek apie... Šiuo atveju pakankamai aiškus apėjimas, ką ir riteriai turbūt naudojo. Vis tiek mes suprantam, kad tai buvo vieno asmens ant dokumentų, be abejo, reglamentą. 3 asmenų. Nebuvo kažkas, kad kalbėjo, kad jis ten atėjo ir dalininkų yra dar kažkas be jo, kažkoks ten žmogus, kuris ten kažką, ne? Neatsimenat, kažkas tokio buvo kalbama. Mysterious X kažkoks jo, buvo ten daug neįvardintų asmenų, kurius negali minėti. Jo, bet čia buvo jo ten ale partneriai, kurie jam padės, bet aš atsimenu, kad apie dalininkus, kai buvo kalba, irgi buvo kalba apie dar kažką, ne tik, kad jis čia vienas, bet dar kažkas. Tai gal ta pavardė, kur nesutapo su jo pavardė. Kur direktorė? Direktorė. Gal. O gerai, o tai kas dabar laukia Konado? Teisiškai. Aš tai įsivaizduoju, kad kadangi mes esame Europos Sąjungoje ir jis yra Nyderlandų atstovas, sakykim taip, tai jį sugaudyti Janui, bandant paskutinius triusikus,
nuimti ir atgauti tai, kas buvo pažadėta, kokių dokumentai buvo pasirašyti, o pasirašyti, kiek aš girdėjau, buvo jie atitinkami, tai eini ir ieškai, ir išieškai, neįsivaizduoju. Už sėkmės mokestį. Gal jis paskambinė į Nyderlandus, Nu. sutari procentą, patikrina turbūt per registrą ar turi turto O ir aš už tada užsiema. vėlgi nieko nenoriu sakyti, bet jau manau, kad turto jis gali ir neturėti, aš taip turėčiau tokį. Nu, bet žinant jo mąstyseną kažkokią, čia Vizijas sunku, jo, nieko negali prognozuoti. Jo. O tai jis, pavyzdžiui, jis dabar yra, jis rašo kažką, jis bendrauja, jis aktyvus, jam žaidėjas, tarkim, dabar parašytų, tipo, kas čia vyksta. Nu tai va buvo vakar Parašytų žinutė, kažką. kad vakare po to sprendimo, kad jis antradienį važiuos aiškinti. Nežinau, kodėl antradienį, kodėl ne pirmadienį, nes jau kaip problema didelė atvažiuoja ryte. Bet čia atinat jūs su juo? Vakar aš jau šiandien rašiau nieko. Nieko, ne? Išvažiavo aiškinti. Tai gal išvažiavo. Šiaip įdomu, kad ant to svarbiausio laikotarpio, kai čia buvo rinktinės langas, kai čia buvo visas tas, ką ir šnekėm tinkladai, kad, nu, tipo, jeigu tu dar net nebuvo tas iškeltas ultimatumas iš federacijos, kad tu tiesiog nebelik žaidėjų ir tu negalėsi registruoti ir užsilenks. Ir čia jis sako, čia blogiausias variantas, čia jeigu tai būtų labai blogai, čia viską. Ir tuo laikotarpiu, kai jis turėjo būti čia Lietuvoje, tvarkyti, spręsti, jo nebuvo, tyla visiška ir dabar jisai kažką čia bandys kardais pamušio mojot ir jis kažkas antradienį bandys sutikt. Šiaip tai kas vienintelis jo tenais tas, kur eiti į kasą. Nu, nes vienintelis sprendimas, nežinau, ar ten galim vietinių lygių dabar, bet jau išmetimą, čia kaip ir Marijampolės City, išmetimas eini į kasą. Man atrodo, čia buvogi padaryta tai, kad jeigu nori tuo keliu, tai ne vietinių iš karto turi... Čia tas buvo, jo, čia ir yra tas kelias vienintelis, nes bet kuris sprendimas, kuris arba futbolininkui išnešamas ir klubui, apskundimas yra tik tai kasą, o su klubais tai yra, kiek žinau, lyg tai yra žymiai brangiau negu futbolininkų nueiti. Ir kitas dalykas, jeigu tu praloši, tai ne tik savo sąskaitą apmoki, bent jau anksčiau tai būdavo, bet ir priešininko sąskaitą. Tai nueiti kasą pasitikrinti, be 20 000, aš manau, nelabai. Bet kadangi jis nerado 7 000 futbolininkams, tai apie 20 000 tikrintis, tai dar 20 000, tai tu ten neįsi, tu tiesiog nenueisi tenai, sakysi, patikrinti, reiks advokato, kad tau suruoštų dokumentus, tai taip. Čia pridėkim dar ir dar 5-7. Įmetė vis tiek 30 tada. Ten su tais 30, tai čia yra klausimas labai didelis. Man asmeniškai. Iš kur jie, ne? Ne iš kur, man yra klausimas apie sumą būtent. Aš futbolininkams sudėjus, aš abejočiau, ar tie gavus, aš nežinau. Aš kaip supratau, ten dalis buvo stadionui, dalis buvo mokesčiam, dalis buvo dar kažkam. Jo, galbūt tą ir susimavo. Ką aš mačiau, man ten tas... labai trūksta iki 30 su futbolininkais. Ir dalykas tas, kad ne visi dar gavo, 2-3 futbolininkai tikrai negavo už vasarį. Ir dar kitas dalykas, kurį irgi, nu, reikia, sakyčiau, paliesti, nes irgi tuoj, aš manau, ant dienų, jeigu čia viskas taip eina link tos, su ta pačia Riterio akademija. Jo. Nes yra... Taip, ten čempionatas, tas elitinė lygo baigėsi ir panašu, kad galbūt ir ten sužaistas, rungtynės kažkokiu būdu ten ir buvo ir tėvai metės po 17,50 €, neklystų, už aikštę. Treneriai yra dalis, kas gavo, kas didesnės atlyginimus gavo, tai vėlavo, kas mažesnį sumokėjo, bet ten tikrai nebuvo didelį, ten turbūt už valandas, kažkurias, sakykime. Tai, bet pats principas, jeigu, kaip sakyti, išvažiuoja, savininkas, nes panašu, kad daugiau Lietuvoje jų klubo nėra ką čia ir veikti Lietuvoje. Ar ta akademija kažką verta? Verta kažkiek. Verta kažkiek, bet jos vertė dabar... Vertė tas ir po sezono treneriai išeina, o akademija be trenerių ir be vaikų realiai nieko neverta. Ir klausimas, ar tenais dar pliusą kažkiek eina. Tai va, tas mėnuo baigės, aš sakyčiau, galbūt tikimybė egzistuoja tokia, kad iš ten buvo paimti pinigai ir pervesti. Tai čia jau praėjo kokios 2 savaitės, tai va dar už 2 savaičių, įdomu, kas bus su šita akademija. Aišku, sakau, kaip sezonas baigės, ateina vasara ir galbūt išsiskirstis, bet panašu, kad ir to negali būti ir va tas visas, kas buvo, kaip bebūtų, vis tiek kažkas buvo Jano Nevoino sukurta
Viskas byra. Jo, ir atrodo, ir akademija vis tiek buvo kokia, nežinau, 5-6 gal turbūt miestė. Akademija tai veikia normaliai, viskas jie buvo gerai. Jo, tai kažkaip, ir nebuvo tenais, ir tie pat dar futbolininkai ten padirbdavo, kaip egzistavo, veikė, kaip neša vis tiek naudą futboloje, ne, sakykime, ir tas klubas irgi neša naudą. Ir ką, dar vieni draugai mūsų, Rato bankas. Ką aš visą laiką kalbėjau apie taupomosius indėlius, tai antroji pusė yra įpiršta jau, kad pinigai, kurie gali gulėti ir kauptis. Tai šitoje vietoje tikiuosi ir tu, Jarai, jau pasidarai išvadas ir mokesčių pinigus atidedė į taupomą indėlį, ne tiesiog į šoną. Ir kas be ko, Rato bankas gali pasiūlyti ir labai geras sąlygas vartojimo paskolom. Atsakymas per vieną dieną, kas yra šiaip irgi, manau, svarbu, sprendžiant tokius klausimus. Iki 7 metų laikotarpis, šiaip dažnai, kiek seniau tekęs turi 5 metai, toks yra apibrėžtesnis tokiai sumai. Tai čia net tas laikotarpis yra ilgesnis, įmanomas, aišku, ir laidavimas, ar čia įprastiniai dalykai, bet nebūtina, pavyzdžiui, turto keisti. Tai va, tai jeigu turit kažkokių minčių remontai, dar kažkas reikia, pats įsirenginėjau būstą ir puikiai žinau, ką reiškia, kai statybose išgyveni pamokas ir jos kainuoja ir žiūri, kad tau trūksta baldam ar dar kažkam. Tai šitoje vietoje irgi kreipkitės, jeigu kažkokiam dalykam netikėta mašinos remontui dar kažkam. Tai puikios sąlygos pas mūsų partnerius ir patogus labai interfejsas man patinka, neapkrautas, nes, tarkim, mano Previous banko, tai man mirgu margo viską. Čia ateini, viską randi, matai skaičiukai labai aiškiai, kas kurį pavaizduota. Tai naujas Lietuvių kapitalo bankas, tai naudokitės ir jo paslaugom ir padėkim mūsų lietuviškiam verslam augti. Jo, visą informaciją aprašyme, pasiskaitykit, pasidomėkit. Man tas jau mane primokė irgi, kad turėčiau jau reikėtų gal pasiturbinti savo mašiną ir visą kitą, ir kad mokesčius reikia atsidėti, tai aš jau irgi... Ir kai važiavam pas Arūną, tada bus sutikot, kad čia gerą tai, ką sudėliau mokesčius. Jo, čia labai geras. Labai geras. Kažkiek minimaliai tu prisiaugini, gal galiai įsipratinti save atsidėti, o ne sakyti, kai jau reiks mokėti, pasižiūrėsiu. Jo. Ir bendrai šalia dar atsidaryti ir taupomai gerai. Aš turiu tokių smulkių tokių taupimų, pavyzdžiui, aš ten metalinius pinigus laik metu į stiklinėlį, ten prikaupiu kažkiek, duodu, tada dedu taupom. Pas mane metalo beveik nėra, bet čia... Tai aš notaro, žinai, ten būna kokių gražos, lieka dar kažko, jo, sulėtė, anksčiau būtų greičiau kaupdavos, žinai, bet tarkim irgi turi ten kažkokios įkrenta pajamos kažkokios, paimu kažkokios sumą X ir permetu taupom, tiesiog, nors, kad, čia aš, nebūtų, kad, žinai, viską išleidai, bet tiesiog, X suma tokia, kuri nelabai ten jaususi, nuo ten tų pajamų nusimetu, žinai, ir tegul tauposi. Tai, kaip sakyt, svarbu taupyti. Sekit savo finansus, būkit raštingi, naudokitės gerais pasiūlymais, gerom rekomendacijom, o mes stengiamės jums irgi visą laiką pasiūlyti geriausius variantus, kuriais mes patys naudojamės. Taip, ir lygiai taip pat, jeigu kažkur pinigų srautai nesueina, yra visiškai normalu kreiptis į banką, skolintis ir tam, kad susidėliot viską, tai aišku, reikia daryti atsakingai, bet aš manau, kad bankai vertina atsakingai ar neatsakingai tai būtų, tai tiesiog, jeigu būna tokių situacijų, yra labai normalu kartais, kad gyvenimas išmeta visokių dalykų, ten nekalbu, čia pažįstamai buvo, kad katinui reikėjo ten begalio operacijas ir ten per 2 savaitės beveik 2000 su visais vaistais, kraujo tyrimais, operacijom ten išleido. Tokių dalykų nesuplanuosi ir tai yra irgi nemažai pinigai čia ir dabar. Tai jeigu ką, visai galite kreiptis pas mūsų partnerius ratobankas.lt. Vat ką kalbėjo apie akademiją, kad viskas čia, žinai, subyra, sukrenta ir ten kaip buvo tas, atsimeni, ten klešas, kai tu apie Janą įstoji ir panašiai, kad gana ir buvo ten kažkokia eilė ginančių, kad čia kiek Janas yra padaręs futbolų ir panašiai, kur čia galim kvesionuoti panašiai, kad čia buvo, nebuvo padaryta. Bet va šitas visas toks numetimas atsainus, visko, be jokio rūpesčio, tiesiog išnyks viskas, ką kūrė ten 18-20 metų, parodo, kad, kiek žmogų gal iš tikrųjų yra, žinai, vienodai. Aš manau, kad tiesiog visų pirma, tai finansinių galimybių nebeturėjo. Bet aš ir suprantu, kad tęsti, neturėjo finansinių. Bet tai ką tu kito darysi? Kažkam geresnį rasti. Tu ieškai, ir pas tave ateina tik klencis. Tai arba tavo iš karto... Buvo 7.
Nu, bet netikim tuo. Bet prisiminkim, kad tas pats klientas sakė, kaip lapkričio mėnesį buvo nutrauktas ketinimų protokolas. Jo, čia gal, žinai, klientas buvo nereikalingas tada, nes... Čia gal buvo dar, žinai, taktikos dėrybinės, gal dar kažkas, mes nežinom, bet čia tada argumentai. Taktikos dėrybinės visą kitą grįžta prie pačio žmogaus elgesio ir požiūrio. Taip, mes turim man tą agentą, kuris mums pasako, kaip viskas vyko su Sūduva ir kai tau rūpi, ir kai tau yra svarbu, taip, ir kaip tu dėlioji žingsnius. Ir jo, gerai, gal neimkim, kad čia Janas Nevona turėjo atiduot, kaip pasakyti, ten su minimaliom išlaidom, kad padengtų, ką jis ten savo buvo, kaip buvo su Sūduvo, kaip pasko. Bet taip numest ir tiesiog palikt, kad viskas išvažiuotų iki to, kad neliktų ničnieko. Tai, manau, buvo galima ir kitaip. Ir čia parodo apie požiūrį. Aš manau, kad Janas, jeigu nebūtų norėjęs dar ir tokį paskutinį išsimt kapšą iš šito projekto, tai jis būtų radęs ir tuos, kas... Nes Sūduva perėmė, Sūduvos nepirko. Riterius pirko. Riteriai buvo nupirkti ir ta suma buvo didelė. Jeigu tu būtum daręs Murausko atveju, žiūrėkit, pasimkit kas nors tiesiog. Visą tą, aš manau, kad būtų radęs patikimesnių partnerių. Dabar, kaip tu sakai, tą dėstai aš irgi, nes manau, kad kas yra tikrai sunku ir aš pats esu asmeniškai bendravęs, tai dėrybos. Yra su Janu Nevojino ves dėrybos. Ir esu girdėjęs istorijų. Jo, tai tikrai tas yra sunku, aš pats esu susidūręs ir tikrai čia yra geriausios pamokos mano dėrybų meno išeitos. Tai su juo yra sunku ir jeigu dar riteriai tuo metu buvo turėjo kažkokią vertę, tai aš įsivaizduojant, kiek sunku buvo ir kaip tu kainą išgirsti, sakai, ačiū, viso gero. Ir buvo kalbų ir apie lietuvišką, kai kuriuos žemesnės pavardės. Tai kaip tu sakai, imkit, atiduodu ir bandykit, ateis. Tai gal netiduodė, aš norėčiau tų 200 000, ten 250 000, nežinau, kiek ten tas už tą mufį. Kaip sakyti, aš nenorėčiau tuo padovanoti. Jūs gausit juos vėliau ir čia realiai toks vis tiek ant nulio. Ir dar plius, kad, žinai, akademiją gali kažkiek įkainoti. Akademija, vis tiek, akademija ir kažką duoda. Tai okei, šitą pasidarai. Ir tada galbūt kitos dėrybos ir tas, bet su užsieniečiais jie ateina užsidirbti ir nesuprasi jų mentaliteto, dėl to su jais bus žymiai sunkiau. Su lietuvius nemestų taip klubą, nes ta pavardė subankrotinus arba uždarius klubą, vis tiek, liktum įrašytas. Vis tiek tu kažkiek tą futbolą kaip ir myli, tu ateini į ir tu nesinori. Ir aš jau supratau, kad riterių greičiausiai kaip tada Janas Nevojina pilnai pardavė, kol dar dalininkas išeitų ir dar, vis tiek dar gal bandytų, ten kaip praeitais metais davė paskolą top lygą. Top lygą davęs. Staniulis. Staniulis, sakykim jo. Tai tu dar bandai. O čia užsieniečio nieks nebetrauks, nieks nebedalins tų paskolų. Tai ir aiškiai pasakė, kad buvo spaudos konferencijų klausimas, o ką darytumėt, jeigu vėl paprašytų launo. Tai sakė, kad jau nebeduotume. Bet man labiausiai gaila, tai dėl žaidėjų. Ta prasme, jeigu dabar pasižiūrėt, riteriai, Dominikas Gelumbickas, 17 metų, 10 rungtynių, 507 minučių. Tas pats Matas Latvys, 19 metų, Rutkovskis, 20 metų, Civilka ten irgi apie 20, Rimpa 24, Usavičius. Tai yra tie žaidėjai, kurie gavo šansą, žaidė top lygoj, aukščiausiai Lietuvos lygoj, kur tu dar matysi tiek jaunų lietuvių, kad jie, eik bandyk. Žinai, aš suprantu, kad čia yra labiau iš tos... Čia riterių problemos. Jo, pasirinkimo nebuvimas, tiesiog tu dėl to leidi, bet ir išauga, iššauna viens kitas žaidėjas. Ir dabar klausimas, tai gerai, mes čia visi girdėjom apie Joną Usavičių, kad juo čia domisi turbūt visos top lygos komandos. Bet yra tokių žaidėjų, kurie arba tada turės žengti žingsnį atgal į pirmą lygą. Ir turbūt nemažai žaidėjų sakys, pabandžiau, fainai, bet aš gal ir neužsikabinsiu. Ir tokių bus. Bet žinai, Jarai, futbolo pasaulis toks yra. Jeigu tu geras, tu visada gausi darbą. Jeigu tu nepakankamai geras, tu arba eisi į žemesnį lygį, arba ieškosi kito kelio. Čia... Taip. Ir dar su jaunimu, aš sakyčiau, visą laiką kaip su jaunimu kartais tenka kalbėti, tu visą laiką paklausi apie 18-19, jeigu metų kalbam. Kiek A-lygų žaidžia tokių futbolininkų? Jeigu tu tikiesi, kad žaisi toj A-lygoje, arba ten su tėvais kalbant, ten patarinėjant, pavadinkim, tu klausi ten mano vaikas toks ir aš klausiu tada, kiek 18-mečių, 19-mečių žaidžia A-lygoje, pasakykit. Ir jų būna netikėtinai mažas skaičius, neskaičiavęs, bet čia bus labai mažas. Ir dėl to, sakau, tu visą laiką tavo yra
tavo tikslas, aš sakau, 21 metų žaisti A lygui, nes tu subręsti tada, ypač gynėjas 18 metį, Sūduvoj buvo teisingai, 17 žaidė. Ir šiaip, jeigu dar vienetiniai atvejai. nušokant į penktadienį, va ta pati tavo minėta sudėtis iš 0-3 dar sugebėjo Žalgiriui muždu įvarčius ir dar grasinti ir trečiu ir pagalvoji, tai žinai, tai ateina per praktiką, tau visas rungtynės yra žiauriai sunkios, ta prasme, pas tave visi yra galva geresnis, daugiau patirties ir žaidybinės praktikos, ir tu po biškių važiuok, tik ir su vienais priešinės, su kitais, tai žinai, Tai dėl to viena iš priežasčių, dėl ko futbolininkai nenutraukė, nes jie gavo šansą įrodyti ir tu žinai, kad niekur, dėl to ir aš atspėjau praktiškai skaičių, kiek nusitraukinės iš siuntos lapus. Aš sakiau, 3-4 futbolininkai nusitraukė 3, neklystu. Aš sakiau, kad daug nenusitraukinės. Pradžioj tu žiūri, po to, kaip ateina sprendimo priėmimas, tu galvoji. Būtų vyresnių žaidėjų, būtų nusitraukę, bet daug jaunimo, būtų kažkoks, kaip Bafta. Ne, bet mes įmam konkrečią atvejį, Riterių, kadangi daug jaunų yra, tai tas pats Gelumbickas, teisingai, kuris, aš neslėpsiu, aš jo pavardės nežinau iki čempionato pradžios, ne, sakykime. Tai žmogus jis net kontrakto neturi. Ta prasme, čia yra iš jaunimo komandos ir jis žaidžia kiekvienos rungtynėse. Šiaip, po, žinai, tokio Riterio varianto, žinai, kaip sakai, kas iššovė, kas panašiai, būtų šiaip smagu pamatyti Top lygoj tokį projektą, žinai, kur būtų ten startę 6 jauni lietuviai, 2 veteranai ir kokie 3 užsieniečiai. Ir tipo, balansuotų vis laik tarp relegationo, tarp pirmos lygos ir aukščiausios, tipo, ir vaikščiotų. Bet duotų žaidžiai, tipo, ir tikslas būtų mūsų, duot žaidžiai. Nes 2 žaidėjai iš komandos, rinkai čia, nežinau, Trimpa, Usavičius, jeigu kažkur nutūps į didesnį klubą ir iškeliaus nuomos, tai jau yra neblogai, ta prasme. Bet iš esmės čia toks projektas ir buvo, ir jeigu jie tik būtų gavę tas algas arba bent dalį. Ne, užsieniečių daugiaugi buvo, ten būtų vežę užsieniečių 1 milijoną. Dabar, ar ne? Aleknas, Šveistrys, Rimpa, paskutinės rungtynės su Žalgiriu. Aleknas, Šveistrys, Rimpa, Civilka, Gelumbickas, Rutkovskis. 6 jauni lietuviai. Novikovas, 7 lietuvis, kaip, žodžiu, tėvas. Jo, tada, likė 4 užsieniečiai, jeigu aš neklystu. Bet dar prieš tai buvo ir ten serbų gynėjai. Jo, bet tas pagrindas, tai būtų jauni lietuviai. Būtų buvę pinigas projektas, nes jisai tu būsi ant ribos iškritimo ir kiek tu vienus metus pabūsi, 2 metus. Ir atsitiks taip, kad pavariksi per mėnesį 1 tašką. Imti ir metų gale, kaip savininkas būdamas, sakysi, koks tikslas, jeigu mes į Europą nepatenkam, o esam iš pirmos į aukščiausiai. Ir čia yra natūralus minusas. Dar jeigu tu, žinai, būtum ne Lietuvoje, kur tuo žaidėjų stebi, kažką paima, kažką parduoda, čia dabar, tu, ką iš Riterių vis tiek nepardavinėsi. Jie išeis, jie greičiausiai išeis, nes, jie turėtų tokį projektą, po 2 metam pasirašai 3. Jie pradeda žaisti ir jie išeis nemokamai. Aišku, tu ten gali pasiniusime ant suolo sodinti, kaip čia pavadinkim, sakyti, kad netimto lygio, bet iš principo jie supranta, kad čia yra laikina stotelė, jeigu tu žaidi, taip, jeigu ten vadybininkas geras, tu darysi pardavimą, sakykime, bet, padarė dabar pardavimą į Sūduvą, iš to pardavimo neišgyvensi. Bet ten irgi 15, kaip ir būtų, ta vis tiek, apie įsivaizduojam, kokią sumą kalbam, tai kiek tokių 4 ženkliai, mano žiniom, ta suma buvo. Jo, nespūdingai. 3. Taip, teisingai, jo. Iki iš tos tokių reikia 10 futbolininkų parduoti. Tai 10 tokių futbolininkų reikia parduoti ir tai neužtenka. Praktiškai 2 tavo. Vyrai, futbolas atima daug laiko, kuris gali būti skiriamas miegui. Ir turbūt tie paakiai juodi ne iš gero gyvenimo, bet tam, kad galėtume funkcionuoti, keltis rytais, tęsti savo darbus ir išinėti podcastus. Ne kas kitas kaip Brightas šiom dienom ir šį mėnesį ir iki pat čempionato galo turbūt labiausiai gelbės. Aš tai po mūsų antradienio pasėdėjimo grįžomės ten gan vėlai, anksti kėlėmės, ten vaikė darželį, viską. Pusę dienos toks ant gyvybės, ten tokių, žinai, biški miego noris geriau. Ir po pietų apie kokį 3-4 išgeriau Brighto. Ta prasme, man akise prašvisėjo energija, aš prie kompo iki 12. Taip, ramiai. Ja, vakar komentuoju Vokietiją su Curaçao, po to sėdu iš karto ruoštis, pabaigti tiksliau ruoštis Olandams su Japonais ir toksai jau biški vėl knapsėjimas eina. Brighto bagažinį galvoju turiu, bet galvoju tolokai eit, bet galvoju, jeigu aš dabar nečiurkštelsiu jo, tai tada bus sunkios rungtynės. Nukeliavau, pasiėmiau. Čia aukštelėjau 1, praėjau visos rungtynės kaip nieko.
Tai... Aš girdėjau, kad tikrai labai gerai atminimės. Tai va šiaip, sakau, iš tos pusės tokį, ypač, va, kai labai va, nori miego, ne? Toks jau jauti, kad knapsi, žinai, tai sakau, akyse prašviesėjo tiesiog. Nu, bet tai... toks, žinai, man vieną kolegą irgi sutikau čia kažkurią dieną, bet dieną ofise, ne vakare, ne naktį, sako, tai jau užsipirkot dėžę, nu ir apie kitą gėrimą. Sakau, aš jo negeręs nuo studentavimo laikų ir sakau, nesiruošiu niekada, nes sakau, nu, man aš atsimenu patirtis, kai tave išmuša kažkoks šaltas prakaitas, širdutė pradeda nerimas. Ten toks, nu, blemba labai prastas jausmas. Ir aš nuo to karto viskas, daugiau niekad, o tai kartodavosi po to. Bet būdavo mada, kad va visi dabar tą, žinai, kur Formulė 1 dabar nelabai sekas. ir dabar va Brightas yra toks vienintelis dalykas, kuris iš tos sferos, bet kuris man tinka ir pagal paskirtį suveikia ir nėra to tokio jausmo blogo po jo. Jo, ir Brightas su mumis, 25% nuolaidos kodas, Bright Drinks nuoroda podcasto aprašymė yra, tai spauskit nuorodą, suveskit kodą, 25% kodas nuolaidą. Podcastas. Jo, kodas podcastas pristatys greitai ir patogiai ir šitoj vietoje. Jo, kad ir šiandien, sakau, vat, papasakojau Bernam, kad atsikėliau po 4,5 valandos. Miegojau, deep sleepas, 4 minutės, išsidaužęs, iššojau Braituko senį, nu tikrai, ir vat ką kalbėjot apie panikos atakas, apie tą visą drebulį, blemba, aš po to, paskutinį kartą, kai buvo tai nutikę prieš gal kokius 5 metus, sakau, never again, ir kai tada sako, pabandyk, Braitą, čia senį, čia game changeris, aš labai atsargiai iki to jau, nepiknaudžiauju, bet kada reikia, nu, blemba, tikrai, aš nežinau, ką ten deda, maldas, gerus žodžius ir palinkėjimus, bet, nu, tai veikia. Žinai, kas yra faina dar su Brightu, kad, pavyzdžiui, tu net vaistinį gali nusipirkti. Jo, Euro vaistinį mačiau. Aš pirkau savaitgalį vaistinį. Nes pas mus Maksimui nėra, yra vaistiniai, nu, ta mūsų mažoji Maksima ten yra. ir aš dažnai pastebėjau, kad stovi degalinį, dar kažkaip žiūri prieš mane 2 žmonės ir jie perka Bright. Tai labai smagu, kad mūsų draugam sekasi ir jo, o jūs nepirkit po vieną, imkit daugiau, imkit dėžį, imkit kelias, sutaupysit pinigų, visą laiką turėsit po ranką ir nereiks sugalvos, kaip čia dabar man kur važiuoto, kur bus neišpirkta. Pasimkit dėžį, visą laiką galėsit dozuotis, kiek jums reikia, vis tiek tai viskas yra kensuose. Kad jau apie biškį yra perrungtinės jam, kas Kauno Žalgirio? Tai vat, kita tema, taurė, tai jau nemažiau aktuali. Man tai va šitas kol kas iliustruoja geriausiai tą pasakymą iš kitos pusės, kai jau kalbėjom. Kad lygos per pirmą ratą nelaimėsi, bet gali pralošti. Ir mes daug turėjome metų iš eilės patirčių, kur buvo komandos, kurios per pirmą ratą jie pralošė. Bet šiemet mes tvirtinam va tą pirmą, kad nu nelaimėsi per pirmą ratą tų lygos ir Kauno Žalgiris tą puikiai įrodinėja. Surinkę per pirmą ratą kiek ten 23 taškus, ne? 20... Jo, kažkas tokio. Kažkas tokio, jo. Nu, tai čia jau taurę įteikiamgi. Taip, važiavau jau. Dabar jau tikrai kažkas tokio. atsiemam. Tai 23, o per antrą ratą įveikė tik Riterius kol kas. Ir lieka paskutinės rungtynės su Transinvestais antro rato. Jo, bet nu dabar su Banga bus šią savaitę 2 turas, nu, nes atkeltas 20 turas. Tai eiliškumo prasme tai gali būti, kad žinai, nu jau rato lygiai nesužais, bet iš esmės, jeigu gauna dar nuo Transinvestų, tai... Tai jeigu Riterius pašalina, tai per antrą rato nėra pergalės. Taip. Neįtikėtina. Ir tu jau esi 3 vietoje, nes tavęs Transinvestas aplenkė, nes laimėjo prieš Panevėžį. Dabar jau, jeigu šnekėjom, Kauno Žalgiris buvo prieš praeitą turą 2, nes Džiugas 1, tai dabar jau 3. Dabar Transinvestas 2. Taip. Tai čia... O 4 Marijampolės Sūduva. Kol kas. Pagal dabar Žalgiris gaus porą. Bet esmė, kad viskas vėl so close ir ten 5 komandos ten skiria tarpusavį ten, nežinau, nuo taško iki 6. Bet jau dabar, žinai, Telšių Džiugo persvara prieš 4 vietoje esančią Sūduvą yra 7 taškai. Tu jau realiai tau Europą 2 turų neužtenka pavyti, net jeigu jie ir pralaimės. Tai čia jau solidu, čia jau apčiuopiama, vyručiai, mano mėly. Su Džiugu, jo. Ir dar tada tu supranti, kad nebėra pas tave vieno arklio, kuris pabėgęs, kuris visus tašys. Ir čia galiu paimti, ir kiti gali ten, žinai, tai šiaip išties įdomu. Kas su Kauno Žalgiriu atsitiko, aš neturiu supratimo. Čia yra wow. Ir čia tu negali kalbėti, kad varžovai išmoko žaisti prieš Kauno Žalgirį. Negali kalbėti, kad Kauno Žalgiris pamiršo.
Černiauskas vakar sakė, kad varžovų užžodė kraują, tai reiškia tas pasitikėjimas ir jautimas, bet kad... tu kraują užžodė galbūt po antro, trečio tokių rungtynių nesėkmingų, čia jau eina... Septintus. Tai kraują užžodė, manau, ten jau man puikus turbūt buvo, kai Šiauliai atstovėjo Kaune, ten tikrai atkentėjo, tai ten buvo tas, kur jau visi suprato, kad galima, žinai, sunku, bet galima. Bet visumoje kažkas ten viduje, man, pavyzdžiui, nežiūrint vakar rungtynės įveidus Kauno Žalgirio žaidėjų momentais, ten jau įtampa suspaudus, suraukus, jau ir Beiro entuziazmo veidė nematyti, Mutušys susiraukęs po ten komandos draugo perdimo, visas burnoja eina, kas per perdamas. Ten. Žinai, kaip prastai eina, bet panašu, ta 2 savaičių pertrauka nepadėjo. Nepadėjo, va šitas irgi. Va čia jau yra. Ką daryt Kauno Žalgirio vadovybė? Čia dabar yra klausimas. Mes kalbam, ką daryt futbolo federacija, ne, su rinktinės treneriais. Ką daryt Kauno Žalgiriui? Nes kaip ir tu žinai, kad šitas mechanizmas, jis gali būti veikiantis. Tai rodė praeitas sezonas, tai rodė šito sezono pradžia. Dabar labai gili duobė. Ir ar tu spaudi tą mygtuką ir atsidaro grindys ir visi į nebūtį iškrenta, ar tu bandai laukt? Prieš kelias savaitės mes turėjom diskusiją Discord'e su Tomu ir jisai sakė, tai jau buvo iškėlęs. Ir su juo, bet ne Discord'e. Ir jisai sakė tą mintį, kad viskas jau reikia dėti tą mygtuką ir paleisti. Ir aš tada sakau, baigt. Prieš Europą keis trenerių, nesąmonė. Tipo tikrai nebus. Ir tada, žodžiu, dar kelios rungtynės vėl. Taškų pergalių tenais nėra. Ir aš jau pats galvoju, kad blemba, čia... Aš nežinau, ką aš daryčiau, būdamas... Aš irgi nežinau. Labai Žalgirio vadovybė. Aš pasakysiu, jeigu užsienietis, sakytumėm, atleiskite. Jo. Turbūt. Čia yra irgi, bet aš irgi visą laiką tos pozicijos ir ten buvo ir kokie, ir Briau, ne, ir ten buvo visokie, ir užsienietis, aš visą laiką sakydavau, nėra rezultato. Taip. Iš užsieniečio turi vis tiek būti aukštesnis. Kaip ir iš futbolininko, legionieriaus, taip ir iš trenerio, taip ir iš, nežinau, techninio direktoriaus ar dar kažko. Vis dėlto, tu užsienietį pasikėjau dėl to, kad jisai nustatytų ribą tą aukštą ir ją išlaikytų. Jeigu tu krenti žemyn, sakai, ačiū, viso gero, ieškam kito. Bet va su lietuviu, toks va ir yra toks dalykas. Čia, kaip sakė, nieks neprarasta, ne? Absoliučiai. Ir jo, nieks neprarasta iš tikrųjų. Ir čempionais tapo prieš tai. Ir va čia, va toks, va, kaip, va, ir tikrai, ir va, kaip tu labai gerą klausimą, o ką aš daryčiau, ne? Va dabar reikia priimti sprendimą, o ką aš daryčiau? Va sėdi ir o ką aš daryčiau? Nežinau, ką daryčiau. Šiaip dar komandos viduj įdomu, žinai, kas yra. Ar tai yra, ar žaidėjai, tarkim, elementariai tiki, kad šitas treneris juos gali čia kažkaip išvesti į tą šviesų rytojų, ar netiki. Nes jeigu netiki, tada prastai. Jeigu tiki ir jie tiesiog, eina arė nosim žemę, bet jiem nepavyksta, tai tada kažkada pavyks, manau. Su tokia sudėtim. Bet jeigu va toks va bus nepatenkintų ne 3, kurie nežaidžia, o dar ir tie, kurie žaidžia, 6 susiraukia kiekvieną dieną, tada irgi bus blogai. O čia dėl pasikeimo, Tanai, kur tu sakei, irgi labai, ta prasme, aktuali tema, tas pats ir buvo, ir iš dalies yra su Vilniaus Žalgiriu, kur tau nėra rezultato, tu to kamuolio, jo, to viskas blogai. Kojos dreba, ir lygiai tas pats, ir čia ir aukštesniam lygiai, nes aukštesnis lygiai žaidžia su aukštesniu lygiu. Tai čia, va, kaip sakau, ta duobė, kiekviena komanda turi esmė, kad kiek tu ilgai joje būni ir kada tu išeini. Kai visą ratą esi toj duobėjai, tai čia... Tai va, Vilniaus Žalgirio. Šita serija, man atrodo, yra prastesnė ne Vilniaus Žalgirio serija, kur pradžioje yra wow. Atrodo, nes Žalgiris tai ten laimėdavo dar, jisai ten, žinai, ten visi kas loja, ten Džiugą nugalėjo, po to bam 2 gauna, o čia tiesiog... Ne, tai tą patį Kauno Žalgirį nugalėjo Vilniaus Žalgiris kaip tokį atsigavimą, kaip čia pavadinti. 3 taškus įsirašė Ramiau biškį truputį, ne? 2 mėnesiai ir 4 dienos. Čia pergalės prieš Riterius? Ne, Riterius viskas, neskaičiuojam, kam ten jau skaičiuojam. Tai balandžio tada kas ten, 19 ar kada ten? Balandžio 11 prieš Jėgelman buvo laimėt. 5-0 ar kiek ten, ne? 4. Jo, 5, sorry. 5-0 ir nuo tada ir kitą nuo savaitę tada buvo tik tai tauriai pergalės prieš Sveikatą ir tos pačius Riterius. Transinvestas ir davė kovos ir čia dar dabar šitą prisiminus. Tai čia nuo tų rungtynių, kai Ribeiro nemušė į vartus. Jo, po to džentelmeniško veiksmo. Čia po to džentelmeniško.
kūrybišką veiksmą ir prasidėjo viskas. Realiai, Tai tas gavo. Tai gavo, ir tada gavo. prasidėjo serija. Ir mes šnekėjom, tai tu čia žinai, kad gali atiduoti, kad tau čia nieko nebus, tu vis tiek čempionas. O jeigu žinosi, kad čia jau reikštų, tai muštum tada tą įvartį. Blemba, kaip apsisuko Gavo tas stalai. rungtynės ir nuo tų rungtynių nelaimėjo nieko. Nu, riterių neskaitau, nes, nu, tiesiog visi suprantam. Kosmosas vyrai. Jo, ir Džibelo kolonėlė nebegroja jau 2 mėnesius, ne? aš šiaip esu dar susilažinęs, galiu pasakyti, su vienu žmogum, kuris man iš viso ten, nu, ant lėkštutės padėjo steikiukus. 10 forą davė taškų, kad Žalgiris laimės su 10 forų. Tai dabar yra minus 13. Prieš antrą vietą ar prieš... Prieš antrą vietą. Prieš antrą vietą. Kad 10 taškų bus daugiau. Tai Tai tau dabar reikia 13, jo, 13 dabar. Ir dar papildysiu, tai dabar žaidžia Kauno Žalgiris šią savaitę 2 savaitę, tada savaitgalį, taurė, tada, man atrodo, laisvos 5 ir nuo Liepos tada prasideda visas mėnesis, minimum mėnesis. Kas antrą dieną žais, tai reiškia, tu jau pradėsi 2 sudėtim žaisti. Arba Ne, kas varginti vieną antrą žiaurį. gal. Nu, tai yra kas Kas trečias. trečias? Turiu meni, kad 2 grajai Nu savaitę. taip. Tai iš esmės pas tave sunkiausia dar tik prieš akis. Šitas 2 savaitės, tada savaitė laisvesnė ir tada mėnesis vėl. Nu tai žinai, tauriai BFA gavo. Tai Nu, okay, jo, bet visien, tu jau Bent jau tas. važiuosi į Vilnių, tada, kaip, nu, toks tada, žinai, dabar sužaidžia su Banga, tada už 3 dienų su Transinvestu. Sunki savaitė. Sunki savaitė. Banga niekada Ateina nebuvo BFA, gali ten Nu, jau gali. spręst. Tada jie turi riterių rungtynės, Ai, okei. Okay, kurių nebus. Kurių nebus. Nu, Ir tada tai viskas. reiškia, kad nuo rungtynių su Transinvestu, kurios bus 20 dieną, iki Liepos 3 tu turėsi BFA tik tai. Tai, žinai. Bet tas 2,5 savaitės be žaidimo irgi nėra labai. Nu, bet tu gerai. tas jau gali išnaudot kažkaip dirbt jo kūrybiškai. biškį. Jau druskininkai pakurti, bet aišku, vasaros sezonas. Tai gal geriau į kokią Birštoną. sodybą, Bet, išgyvenimą miške pasidaryti. Kad biški prie gero gyvenimo pripratę atletai suprastų, kas yra kas. Bet šiaip ir matosi iš veidų, pavyzdžiui, man tai bent Šaibas toks bedvasios kažkoks saitais. Šiaip jo ir jau senokai. Ir senokai, ir tas pats ir Ribeiro toksai, jau tos magijos nebėra pas jį. Tai tos gal kalbos apie galimą Dolžnikovo sugrįžimą neveltui jos yra, nes turbūt ta konkurencija, jinai, jos nebuvimas tiksliau, biškai galbūt prie gero gyvenimo privedė. Ir aplamai tas klausimas su lietuviais, mes čia šnekam, kad legionieriai tai yra aukščiausios prabos. Lietuviai atrodo irgi ant popieriaus geri, bet atrodo kiekvieną kartą, kai reikia kažkaip tai keisti žaidimą ar stiprinti, Černiauskui yra ne kiek galvos skausmas, ką kelt nuo suolo, o kaip tos 3 lietuvius išlaikyti aikštėj. Ir vis tiek, ir tada jisai įkaita čia buvo ir situacijos. pradžio sezono Taip, kalba. Aš esu taip. su vienu iš futbolo žmogeliukų šnekėjau ir jis man pasakojo. Žmogeliuku. Kažką čia stipriai žydai. Žmogeliukų, nu, neįžydžiu, tiesiog. Gerai. Čia miela, aš mieląją Gerai, prasme. viskas Žmogeliukas, gerai. fainas Taip, taip. žmogiukas. Mes diskutavom viską ir jis labai gyrė Žalgirio komplektaciją ir aš sakiau, jo, fainiai, bet jeigu lietuvių bėda traumos kortelės, tai čia Achilo kulnas numeris 1. Ir vat ką tu šneki dabar tas ir yra. Taip. Ir gal ten tų traumų ir vat tokių dalykų tiek stipriai nebuvo kortelių, bet pats tas sudėties sudėliojimas, kiek tu gali sudėlioti taip, kaip tu ją nori, pagal tai, kokius tu lietuvius turi. Ir tas, nu, kiša koja ir dabar tų lietuvių verkiant reikia ir ne vieno net. Nu tai dabar turim, ar ne, 3 lietuviai žaidė prieš Hegermanas Švetkauskas, Burba, Sirgedas. Atvažiuoja Oliveira, kuris žais startė. Nu, turėtų. Kaip tu tada dar žaisi, žinai? Kaip tu dar atvažiuos, sakė, kad ieško, ar ne, vieno saugo liktais dar ieško, ir vieno, man atrodo, kad kraštinio ar gynėjo. Tai dar atvažiuos legionierių. Tai tau vėl reikia automatiškai lietuvių. Nu, tokia situacija iš tikrųjų nedėkinga, kad... Bet iš kitos pusės, kuo dėkinga situacija, kad... Kad lietuvių yra. Nemažai šiaip, kurie dabar ieško. Aš tą per noriu pasakyti, kad sukylė Lietuvos futbolo klubų biudžetai, va tų didesnių komandų, leidžia, ta prasme, skambinti futbolininkui ir kviesti pas save į komandą rinktinės narius. Nu, Taip. kandidatus arba rinktinės narius, arba ten kas antrą kartą būtent kviečiams, kur jie, sakykime, yra tokie realūs. Tai jeigu anksčiau, aš sakyčiau, futbolininkai ten turbūt lauktų maksimum iki paskutinės dienos ir tą Lietuvos klubą tik tada pakeltų skambutį, tai dabar, sakykime, dėkinga tuo, Kauno Žalgiriui ir tą patį Vilniaus Žalgirį, kad tikrai tų futbolininkų yra nemažai.
Ir jie nėra 39 metų Taip. bebaigiantys, jie yra tokie apie, kaip ten 25-30 turbūt, ne, toks kaip ir iš dalies pikas. Ir suprantu, kad jie dar, ką ir turi daryti, bet dar ieškoti variantų bet dėkingumas irgi tame, kad tie biudžetai pakelti, išaugę komandų. Konkurencingumas, tu gali skambinti drąsiai ir siūlyti nepakankamai gerą algą Lietuvos mastu, kuri konkurencinga yra užsienio, jeigu ten nebūtų kažkokio Azijos netikėto išsišokimo su tuo. Tai aš manau, kad tikrai mes keletą futbolininkų tų žymesnių pavardžių pamatysim Lietuvos čempionate. Po kažkiek laiko. Tų kalbų, gandų lygi iš tikro yra ir labai įdomių pavardžių. Aš dabar nenoriu dar jų viešinti, nes tai yra dar... Paliekam tai mokamą informaciją. Jo, bet tai yra labiau toksai gandų lygis, bet kai aš sužinau, man kai kurie... Bet tai natūralus... Jo, aš pritariu, bet toks galvoju, jūs, jie jį stebė, seka, toks galvoju... Nes reikia stebėti, nes kitos komandos paims, o lietuvių reikia, jeigu tu nestebėsi, jeigu tu nesugebėsi skambučio padaryti tam lietuviui, jisai, kaip čia pasakyti, geriau anksčiau padaryti, pakviesti, po to bus lengviau sustarti. Taip. Tai jo, šitoje vietoje Kauno Žalgirio įdomus laikotarpis laukia. Pernai aš pamenu, kad jie vasarą žaidė 2 sudėtim tikrai. Taip, ir dar su ta antra sudėtim dar uždarė Žalgirį. Atsimeni? Atvažiavo į Vilnių, įsileido antrą sudėtį. Lygiai taip pat ir Šiauliuose pridvėso ten po to jie šiaip taškų pabarstė rugpjūtį labai daug, bet kas juos gelbėjo, kad Hegelmanai irgi labai daug pernai išbarstė ir tas 8 taškų skirtumas ir nuėjo. Jeigu Hegelmanai būtų datraukę iki lygybės, ten 1 taško, tie tarpusavio susitikimai būtų daug daugiau lėmę. Bet ką aš noriu pasakyti, kad jo, ten Žalgirį prigavus antram sudėtim, bet daug ir išbarstė. Bet tada, žinai, tu turėjai veikiantį mechanizmą, kur visiems viskas gerai, Europoje to įnė, tai tie žaidėjai, kurie nežaidė, tai jie išeina excited, bet jeigu pas tave mikroklimatas ten neaiškus, tai ten klausimas tada, kuri pirma, kuri antrą sudėtis pas tave, čia yra, žinai, dar turi tą įsigrinį, nes dabar tavo pirmą nelabai veikia, tai apie kokią antrą dėliotų, tau reikia tą pirmą biškį susitvarkyti. Ir treniruotėsi dažniau antrą laimį prieš pirmą. Tai žinai, tai čia tų klausimų yra daug, aš tai tik pasidžiaugsiu tuo, kad koks nuo to tik tapo nuostabesnis sezonas. Žinai, mes turim Džiugą, kuris 7 įvarčių trilerį ištraukė prieš Šiaulius ir išlaiko savo lyderio pozicijas. Mes turim Žalgirį Kauno, kuris per ratą paleidžia lyderio poziciją. Turim šiaip labai gerai žaidžiantį Transinvestą, kuris apskritai, mano galva, toks, visą tą situaciją, nors dabar yra antri, bet jo žiūriu kaip į potencialiausius metančią grėsmę Kauno Žalgirio dėl titulo, nes taip kaip žaidžia, kaip susikomplektavo, kaip ta komanda atrodo. Ne veltui 2 žaidėjai yra rezultatyviausi, po 8 įvarčius įmušė Uzmendį ir Polėjas, tuoj pasakysiu. Kaderas. Ne, kas? Ne, iš Transinvestų. Šitasgi Glušačas. Ne. Taip. Glušačas, Glušačas. Bet dar ir kitas yra primušęs ten jau nemažai. Tai šiaip, įspūdingas sezonas ir toks vidurys sezono, toks persivertimas visko. Bet stebint tai iš mūsų kiemo perspektyvos bet kai tavo nosis jau Europą ir tu ateini į Europą tokios formos. Tai iš tos pusės gaila, nes... Man būtų labai gaila, kad prafūkintų... Bet žiūrėk, Hegelmanai vakar jau šiek tiek, žinai, gyvybės ženklų daugiau, tai dar iki to laiko, nes prieš tai atrodė, tai iš viso baisukas. Vis tiek turbūt didžiausios viltės yra Kauno dedamos, nes jie turės daugiausiai progų patekti. Rytoj burtai, šiaip gan keista, gan belai šiais metais, tai ten viskas vėl nuo jų priklausys, ką tu ištrauksi, žinai, iš tų burtų, ar tai su kuo tu negali palošti pirmame etape, ar tai, kad tu gali aplošti. Ir ten, žinai, visa ta kelionė europinė nuo to ir priklausys, tai šitoje vietoje įdomus sezonas ir jau man atrodo, kaip nuo tada, kai atsirado 10 komandų, kai sutvarkė. Atrodo, nuo tų metų visi sezonai realiai nenuspėjami. Gal vienais metais, man atrodo, turėjom šituos Jonavą ten dugne ir dar gal Kėdainiai buvo vienais metais irgi, kur buvo akivaizdžiai. Bet visa kita kažkur ten, jei ne dėl čempionų, tai dėl Europos, tai kas 9, tai tikrai buvo kiekvienais metais maksimali kova ir daug įtampos, tai tas žiauriai smagu. Šitoje vietoje tai dar ir taurė, dabar kitą savaitę įneš dar tų atsakymų, nes ten potencialiai 4 komandos jau bus grubiai įmant, Kauno pasitikėjimas strategų iš tikrųjų pagirtinas, ta kantrybė, bet turbūt ir strategas turi suprasti, kad tai yra labai
didelė duotybė, nes kitam klube galbūt ir tos kantrybės tiek nebūtų. Tai labai man šiaip bus įdomu pamatyti, ar vis dėlto pavyks išlaviruoti, nes dabar jau mes esam labai arti to tokio atsitrinkimo į sieną, mes tai klubo perspektyvai, bet aš labai norėčiau tikėti, kad Černiauskas ras prieėjimą ir būdų, juolab, kai tu matai, kaip ta komanda gali žaisti prie šito stratego, aš nežinau, kas ten viduj nutiko, bet kažkas jau turėjo būti nutikę, kad ir žaidėjai rankoms kėščioje, kad ir Černiauskas nebesišypso, kad, žodžiu, kažkas tai vyksta. Kolonėlės lūžo. Va, gal kolonėlės lūžo, JBL, nėra muzikos, neužsiveda. Tai atėjo ir esminis dalykas, Jarai, viskas. Ar aktyvuota narystė? Jo. Aktyvuota. Ar pasižymėta kalendorių, kada eisi į Gym Plusą? Pasižymėjau tada, kada biškai apsimušim darbus. Čia yra gal neteisingas požiūris, nes aš bandau ieškoti tada tokių, žinai, kad, idealių progų. Bet aš suprantu, kad su Gym Plusu ideali proga yra šiandien. Žinai, kodėl? Kodėl? Nes Gym Pluse tai yra sporto klubai, kur gali ateit bet kuriuo paros metu sportuoti. Naktį, dieną, ryte, vakare. Kada tau yra patogu. Jeigu tu sakai, kad prie namų nėra tavo, tai turbūt meluoji, nes 39 lokacijos, 11 miestų, tai tu, netgi jeigu esi komandiruoti kažkur, ar ne, Šiauliuose pavyzdžiui, tu ir ten gali surasti, ar Klaipėdoj, ar Kaune, ar Vilniui, tu visą laiką, tas, žinai, neveikia. Pasakymas, kad nedirba, nėra arti, tai mano tie visi vadinami atmazai čia negalioja ir turbūt teks krautis tašytę ir kada jau atsimušiu darbus kažkuriuo paros metu šiandien kulniuotų. O kažkokį tikslą turi įsikėlęs, ta prasme, ką nori, nežinau, nusmės svorio. Ne, man matai, presą. pas mane, kai kadangi aš realiai esu beveik pikinės formas, tai man tik palaikyti tai reiktų. Palaikyti, ne? Jo. Tonusą. Tonusą palaikyti taip. Tai realiai tu ten į tas grupinės treniruotės tiesiog nueisi ir šiek tiek pasimakštys. Jo, kardio kažkiek pas štangą. Nepersingsi, nes, kad nenusisausinti. Ne, jo, aš vis tiek. Vat gal tau labiau reikėtų, žinai. Jo, aš savo keliu aukštus ciklus, vienas iš jų buvo presas, dar sunku kol kas, bet čia ne tik sporto klubo dalis jau yra, kur neužtenka į džimą, tai čia sunkiau, bet kas liečia visą kitą, aišku, aš netokiam pikė kaip tu, bet link piko judu ir aš šiaip esu padaręs net ir nuotrauką, kaip mano galva tu turėtum atrodyti po metų Gym Pluso, tai uždėsim ir uždėsim, tuoj parsisinčiu. Ir aš šiaip, jeigu tu taip atrodytum, aš labai bijočiau, nuotrauka yra iš senai ištraukta, bet šitą yra mais gera, bet jeigu tu realiai metus pavarytum, tu panašiai ir atrodytum. Turbūt. Tai yra masės, yra visko, čia tiesiog realiai linijos atsiranda. Bet tikiuosi tu taip nesirengtum, nes jeigu taip rengtumės ir... Ne, jeigu aš jau būčiau tokios formos, aš tik taip rengčiausi. Aš tik taip rengčiausi. Ok, tai žiūrėsim, šiaip laukia dar išstojimo paustas, kur aš žadu sudėlioti jums visiems tikslus, kaip jūs turite atrodyti po metų. Kad neveltume čia turim tą partnerystę. Ir tas pas ir mūsų kontributoriam. Sportuokit Gym Plus'e, šiaip sakau, aš jau kuris laikas jau metai 2 mėnesiai. Praeitą balandį pradėjau, taip lengvai. Šiaip pasidalinsiu savo tokią patirtim, kad galvoju, reikia pradėti, bet nereikia iškart, žinai, lieka čia ir mityba ir viskas. 2 kart savaitę, tai po 5 minutės trumpas treniruotės. Kartais 3, bet kad neužsikni, žinai, nuo pat pradžių, kad čia sunku pavargęs. Ir įdinėjau tą kokius 2 mėnesius. Po 2 mėnesių pakeičiau stipresnę programą, ir dabar viskas 3 kart savaitę, jau išilgesnės treniruotės. Ir vat nuo to realiai pravaikščiau metus sudėjus mėnesio pertrauką dėl darbų ir atostogų. Ir dar ko labai didžiuos, kad po tų pertraukų aš comebackinu. Nes mano priešistorė būtų, kad nebegrįžti. Gali varyti gerai 5 metų, gerai jausis, bet varai 3 savaičių pertrauką arba savaitės kartais ir out. Tai labai faina Gym Plus'e, vietos daug, treniruoklių daug, man iš univero laikų strigeras ten tų senų štanginių, kad ateini ko pirmadienį, antradienį, negali daryti krūtinės, nes ten eilė prie tos krūtiniais tum štangos vienos milžiniška, čia ateini. Kiek nori, tų vietų 4, niekada nebus tau, kad reikės laukti prie kažkokį treniruoklę, tai tikrai labai faina, dušai yra ir pirtis, yra ir soliariumai, kameriai, grupinės treniruotės, švaru, sterilu, muzika gerai groja, kas irgi yra svarbu. Tai net nepasiemus ausinių, man labai patinka, kad neerzina manęs muzika. Tai va, mūsų partneriai, ir prisijungkite ir jūs sportuokit, prižiūrėkit savęs, sveikatingumas yra labai svarbu.
kad ir trumpas po pusvalandį treniruotės ateikit, pasidarykit ir pažiūrėkit savo sveikatą, nes viskas prasideda nuo judėjimo. Tai gerai, paleidom Arūną, nes Arūnas užimtas žmogus, neturi laiko čia tiek daug klegėt, bet matėt Uzmendį įvartį? Top klasė. Nuostabu. Bet jis nori, čia jo sezonas. Bet jis nori, ką jis to 5 susirinkti visus gražiausius įvarčius. Man net kilo mintis, kad reikės padaryti podcasto top 10, mūsų visų išrinkti įvarčius, kas mūsų galva dėt balsuoti. Tai čia savaitę sėdėsim komisijoje. Ne, šiaip būna, kad visus įvarčius sudeda į vieną dešą, ne? Anksčiau jau. Nu, iš tų galima... Ne, bet kiekvieną savo 10-tuką sudėlioja ir, na gerai, 5-tuką, biškai lengviau 10. Nu gerai, čia jau prieisim. Bet Uzmendį jau 2 vietas ten taip pasiplanavęs, aišku, man Kadero tas per save sen geras, bet dar... Daug gražių įvarčių šiandien. Jo, Kofi, man atrodo, ten prieš Sūduvą irgi gerą dėjo paskutinę sekundę, tokį šonų biškį, ten, kai žaidė pas Transinvestus. Tai jo, tai šiaip, kas šią savaitę yra, tai bus keli epizodai, tai čia aptariam savaitgalį riterius, daugiau dėmesio ir panašiai, bet... Černiauskui, nes, tokios aktualios temos. Labai. Jo, nes dabar turim turą 16-17, turim burtus visų europinių klubų 1-2 etapo. Tai 18 dieną mes vėl filmuojam ir ten bus detalesnis jau podas, grynai visam turą apžvelgti, burtam, Lukas bus, dabar su Lukus turim, kad bent kartą mėnesį, kad atliektų biškį, aišku, dabar gal nekokius nuotraukas. Aš norėjau sakyti, kad Lukui biškį dėliot reikės. Tai vienu žodžiu, tai atvarys, jeigu taip dar apžvelgiant, Sūduva Banga 0-0 rungtynės, kurios daug žavesio nesukėlė. Žiūrėjau šitą mačą. Net ir vieną Vancevičius pasakė. Palauk, kaip čia, bet tu pasakysiu, kaip visi labai gerai pasakė, kad rungtynės be istorijos liktais, jo rungtynės be istorijos. Nu, tai nes taip ir buvo. Nenoriu nieko išdėti, bet kartais prie tokių rungtynių atsiduria Banga, jeigu atkreipsi dėmesį. Kad jie kartais būna, jeigu jų planas nesigauna ten įmušta dar kažką, tai jie sugadint kitiems žiauriai moka. Kad bet kad kiti nepažaistų, nesigautų, bet ir kaip patiems nesigauna, tai tada būna jau, ta prasme, blankinybė. Bet čia, žinai, part of your strategy, tai negali pykžinai. Kad nebūtų anglicizmo, dalis strategijos. Taip, tadai, mokomės lietuvių kalbos. Ne, tai žmonės ten labai pyksta dėl šito. Taip, žinau, tai Žmonės dabar šiaip labai daug. Nepykit, būkit, nusišypsokit, viskas gerai. Tai jo, tai upcoming turas ryt po rytai 16 dieną pirmas rungtynės Transinvestus priema riterius, nebe priema riterių. Tai tada Sūduva namuose su Šiauliais. Ir čia, kaip pagal mūsų rumorsus buvo, kad, dar nėra patvirtinta, bet yra kalbų apie Arvydą Novikovą Šiauliuose, tai gal čia jau ir debiutas gali būti šiuose rungtynėse. Nebent kažkas gal dar kito šoks, neaišku. Tada Vilniaus Žalgiris su Panevėžį priims, o 17 dieną Hegelmanai žais namuose su Džiugu, Kauno Žalgiris su Banga. Tai čia bus tas turas 4. Jau galiu sakyti 4. 4 gali sakyti. Bet, ta prasme, tai nebebus rytis. Šiaip pasakysiu, kad ką tik atrašė. Kas? Klensiai? Tai užbaigim tik glaudę kažkaip. Parašiau, ar apeliuosite? Sakė taip. Klausimas, kada apeliacija. Oh my God, this guy. Tai nėra baigta. This is not over, kaip sakė Deklanas Raisas, kai užleido vietą Mansičiui Premier lygos viršūniai. This is not over. Tai čia irgi nėra niekas baigta, gali šnekėti kas nori, 99%, kad neįvyks. Bus padaryta viskas, tai bet kaip gal be turi būt ceremonijų padaryta. ir ta apeliacija bus atmesta, nes ką tu gali apeliuoti, kai tu nei cento nesmokėjai, ką jis apeliuos. Sumokės gal žmogus, taigi pinigų turi, sakė tau, ką, netiki. Kaip ten, turi partnerius, partners. Tai va, tai šitas turas laukia ir aišku, įdomiausia dalis burtai rytoj. Labai įdomu, ką gaus Lietuvos klubai. Tikėkimės, aš kaip vis laik už varžovus kuo praeinamesnius. Daug dievė. Niekada nesipratau to įdomių varžovų noro, kad atvažiuot kažkokias stipresnės komandos. Aišku, pirmam etapui sunkiau ir sutikti visose turnyruose. Sako, kad, sakau, bet vienintelis kelias CASas, ne? Sako, ne, per LFF Disciplinary Committee, tai čia drausmės komitetas. Ką jis per jį ten pasieks? Gali kiek nori tikėtis. Jis turbūt žinai. Mes matėm, kiek jis išmano klubų valdymo, federacijos veiklos procesų, tai tu matei, kaip jis gerai. Jisgi sakė, operational level is the same. Tai tarp kitko, kas dar nematėt, tai paleidom viešai epizodą su Konadu, kad tą progą nusprendėm, kad parodėm visiems,
kaip šis didis Specas, kaip sako, Specas Mantas. pasako, kaip matė, kad susidarytumėt patys įspūdį. Tai jo, čia tokia išskirtinė proga. Pasižiūrėkit, pamatysit, susidarysit patys nuomonę šitoje vietoje. Tai aišku, nepamirškit spaus hyped, like, comment. Pasaulio čempio mūsų laidą žiūrėk, man šiaip labai pirmą paklausiau, tai man labai patiko. Šiandien man labai patiko, nes mes apie futbolą taip kažkiek irgi, bet labai daug apie tą, žinai, istorijas, kas vyksta aplink čempą. Tai... Jo, bet Fainas visos tos 9 laidos apie pasaulio čempus tą patį sako ir išneka, bet... Ne, bet iš tikro. Bet šiaip man patiko Fainas pirmoji laido, epizodas jūsų buvo. labai ta sinergija, ypač žinant, kad tai buvo predictionai ir nebuvo jokių realių rungtynių, kas visai yra įdomiausias dalykas. Tai lauksiu jūsų antros laidos, tai stebėkit, žiūrėkit mūsų recapus Instagrame, trumpus, pabiškai įsivažiuojam ir tenais. Ir šiaip čempas kol kas jo labai smagu. Tai kol kas man, pavyzdžiui, aš to nepajutau laikų juostų. Vakare 2 rungtynės gali pažiūrėti realiai. Ja, Tai ir šiandien žalias Pereikis. kišulys su Septintą. ispanais, o paskui iš karto belgai su Egiptu. Labai puiku, realiai gali nueiti 11 valandą pažiūrėti abi rungtynės. Tai kažkaip nepajutau aš dar to. Nu, vakar, aišku, 11 pradėjo, žinai, Nyderlandai su Japonais baigė pirmą, tai jau taip jau prieš. Bet antrą prieš pusę savaitę geras grajus pradžią. buvo. Tai Jo, labai. Žiūrėjus, tai labai įspūdingai ten, tik girdėjau jūs riekiančius. Na, aišku, įvarčiai labai visi buvo gerai. Tai viens, labai daug turinio šį mėnesį, prasideda jau ir kas kontributoriam, tai Slovenijos atgarsiai, tai jau paleidom interviu su Armandu Q&A ir su jo gyvenimo draugė Marija. Neužilgo su Tutiškinu bus, tenais bus šiaip kiek plačiau nei Q&A, ten ir tokia biški ir podcastas gavosi. Ir pabiški dar įleidinėsim ir greitų metų ir pirmą dalį iš serijos vlogą pasileisim. Jeigu viskas gerai turėtų šiaip šią savaitę Ervinas pabaigti vlogą, tai ten susirašym korekcijas, reikia padaryti spalvas, bla bla bla. Tai jeigu viskas gerai, šią savaitę turėtų būti jau paruošta ir gal kitą savaitę jau sustartuosim. Tai aišku, pirmieji pamatys mūsų kontributoriai, po kurio laiko pamatysit ir jūs viešai. Ir jeigu viskas gerai, tada antra dalis su Pijum Širviu bus kažkur Liepos pradžiai irgi pirmai kontributoriam, vėliau jau viešai. Tai va, ir jo, kaip laik, daug visokių naujienų artimiausių metų. Nu, šią savaitę buvo, oi, prikolų buvo. Jo, bus naujienų. Tai va, ir nežinau tada turbūt, kaip ir viskas šiandien. Yep. Tai tiek, ačiū vyrai jums. Tada vyrai su jumis tiek smagu, kad nepastebiu, kaip praeina kelios valandos. Tikrai taip. Čiau, sudėjau. Iki. Savaitgalio LKL rungtynių transliacijų rėmėjas Top Sport.